Tai laba diena, susirinkusieji, posėdėje dalyvauja Susisiekimo ministerijos atstovai, Lietuvos geležinkelių atstovai, SVEKO projektavimo įmonės atstovai, taip pat savivaldybės administracija, įmonių atstovai, gyventojai, kuriuos palietė gauti pranešimai. Tai yra apie tai, kad jų turtas gali būti paimtas valstybės reikmėm už valstybės numatytą atlyginimą. Mes turėsime ilgoką pokalbį, jisai tikrai gali trukti iki 12 valandos, nes susirinkusių yra nemažai. Tai mano pirmas prašymas, jeigu kažkas iš vyrų jaučiasi tvirčiau ir dar gali leisti moterim atsisėsti, nes matau yra stovinčių, tai padėkit tą padaryti. Administracijos atstovus prašau ateiti čia, nes dar yra, matau, architektas stovintis, tai prašau Rimantai, vicemerė, ateikite čia, nes gal ir jums reikės įsiterpti į pokalbį. Nežinau, ar veiks visi mikrofonai, tai būtų labai gerai, kad išlaikytume tą tokį tylų arba ramų bendravimo foną. Tai mano kaip pirmininkaujančio užduotis yra išlaikyti vis dėlto tai, kad kalbam po dieną. Dabar dėl viso kalbėjimosi ir temų, kurias liesime šiandien ir ko jūs galėtume tikėti šiandieną šitame pokalbėje, tai galbūt mane pataisys Lietuvos geležinkeliai, bet situacijos yra dvi. Viena yra situacija, tai greitoji vėžė, kuri eis per pietinę savivaldybės pusę, per Plutiškių seniūniją, šalia Via Baltikos, ir kurios įgyvendinimas neišvengiamas ir greitas. Sąlyginai greitas, mes kalbame apie 4-5 metų laikotarpį, kai turėtume iš principo turėti išbaigtą sprendimą. Taip? Ir ten, sakykime, problemos yra šiek tiek kitos, arba ten mes turėjome tokių sprendinių, kurie mus, vadinkim, nuo netenkinamų pradėjo tenkinti bent iš dalies. Tai aš turiu omeny Subačiškių gyvenvietės situaciją, aplinkelį arba estakadą ne per miestelį, o šalia miestelį. Pakelkite rankas, kas iš jūsų yra nuo Plutiškių pusės, nuo tos seniūnijos pusės. Puiku. Ar mes galėtume tada, ir aš kreipiuosi į Lietuvos geležinkelių Susisiekimo ministerijos pusę, šitą pokalbį dalinti į dvi dalis ir iš pradžių aptarti situaciją su Plutiškėmis? Ir jeigu žmonėm nebekyla klausimų, nes vis tiek mes kalbėsime, čia bus antra mano tema, taip kaip mes vesim šitą posėdį, mes nespręsime šičia konkretaus, vadinkim, Jono Jonaičio sklypo klausimų, kada jisai galėtų būti paimtas, kiek jam už tai galėtų būti atlyginta, taip, arba kaip ten reikėtų atriboti dalį jo sklypo, vadinkim, išpirkti dalį, kitur pastatyti ten, tarkime, atitvarus ar panašiai. Mes kalbėsime bendrais principais, tai yra per kiek laiko nuosavybė yra paimama, per kiek laiko galima dėrėtis, tartis arba teismo keliu fiksuoti, sakykime, tą naudą arba kompensaciją, kuri galėtų tekti, per kiek laiko yra sumokamos lėšos, per kiek laiko reikėtų rasti sprendimą, tai yra kitą veiklos vietą arba kitą gyvenimo vietą, jeigu taip nutiktų. O su Kazlų situacija yra šiek tiek kita. Nes su Kazlų mes pirmiausia neturime dar aiškaus projektinio sprendinio, net jeigu ir iš principo mes kalbėtume apie Borisevičiaus gatvės, Daukanto gatvės, Esperanto gatvės ir kitas gatves liečiantį transporto mazgą, tai yra požeminė pervaža. Tai ji yra su jeigu, tai yra jeigu Europos komisija pritartų tokiam Kazlų susisiekimo sprendimui, kuriame, pabrėžiu, pirmiausiai būtų įrengtas aplinkelis, tai yra estakados ir vedukai per Rail Baltikos esamą vėžę, per Kaliningrado geležinkelį,
tą aplinkelį padarant nuo Žalūdos kelio iki Bagotosios kelio ties ta vieta, kur daugelis kazlūdiečių turbūt žino, buvo senasis geležinkelis iš BMDK Jūrės SKG, kur dabar yra tiesioji gatvė, taip? Jeigu to sprendinio nebus, o yra tikimybė, kad Europos komisija tikrai gali nefinansuoti tokio, sakykime, sprendimo ir Lietuvos valstybė atitinkamai jo irgi negalėtų finansuoti, nes jo kaina yra tikrai didelė, vadinasi, nebus ir kitų sprendinių. Tokiu atveju mes tikrai nesutiksime ir nesulygsime, kad pas mus būtų uždarinėjamos Peružos Žemaitės gatvėje, tinkim taip, Miškininkų gatvėje ir padaroma viena vienintelė požeminė pervaža iš Daukanto gatvės į Borisevičiaus gatvę, nes mes neįsprendžiame vilkikų problemos. Ir tada būtų mums dar blogiau, nes iš esmės per miesto centrą, per vienintelę pervažą, nes kaip ir minėjau, kitos dvi pervažos turėtų būti uždaromos ją įrengus, mes turėtume visą eismą, kuris ir dabar eina tik tai per Žemaitės gatvę ar per Miškininkų gatvę su sunkiasvorio transporto judėjimu. Ir tik tai jeigu būtų įrenginėjama ta požeminė pervaža, tik tai po to turėtų būti uždaromos antžeminės pervažos vietoj jų, jeigu būtų skirtas finansavimas įrengiant požeminius pėsčiųjų dviratininkų takus. Ir vėlgi terminuose, tai net jeigu ir būtų skirtas Europos komisijos finansavimas, tai nėra greitas terminas, tai 10 arba 15 metų laikas nuo tada, kai mes sėdime ir čia kalbame su jumis. Galbūt aš kai kuriuose detalėse klydau, nežinau, neveikia vėl mikrofonas, tai gal patikslins mane ministerijos atstovai, geležinkelių atstovai, tačiau šiandien, kaip ir sakau, mes su jumis skiriame du srautus, aišku, ir kazlūdiečiai išgirs dalį to, kas bus jiem aktualu, nes nuosavybės paėmimo procedūros, jos visur iš esmės yra vienodas, ar tai būtų Plutiškės ar Kazlūda, tik tai pabrėžiu. Jei Plutiškėse tai vyks tikrai garantuotai ir pakankamai greitai, su Kazlūda mes neturime galutinio sprendimo, mes nežinome, ar tikrai bus finansavimas, mes neturime ir galutinio projektinio sprendinio, kalbėsime su projektuotojais, su geležinkeliais, su ministerijos atstovais dar atskirai, kaip vis dėlto reikėtų planuoti tą požeminę pervažą Daukanto Borisevičiaus gatvių sandūroje, taip, kad kuo mažiau pažeisti tiek gyventojų infrastruktūros, tiek savivaldybės infrastruktūros, nes nenorime prarasti nei autobusų aikštės, nenorime prarasti nei plovyklos, sakykime, kalbant apie tą viešą arba verslo infrastruktūrą, be abejo norėtume ir kuo mažesnių namų arba gyventojų praradimų. Tai jeigu gyventojams tinka, susirinkusiems tinka, aš siūlyčiau tada perimti žodį mūsų svečiam, ministerijos atstovom, Lietuvos geležinkeliam, iš savo pusės padaryti įžangą ir jeigu įmanoma diskutuoti per dvi dalis, Plutiškės, o vėliau Kazlūda, tai plutiškiečius galėtume išlydėti iš šio susirinkimo greičiau. Ir kita dalis būtų tiesiog diskusijos, bet supraskite, jūs galite klausti konkrečiai, ten adresas, nežinau, Daukanto ten 8 arba 22, kas ten bus, arba Miškininkų 6, bet atsakymai vis tiek bus tie patys, kad turite sulaukti tam tikrų procedūrų, gausite pasiūlymus, bus galimos darybos dėl pasiūlymų, bus galimi bylinėjimaisi, bet vis tiek vienaip ar kitaip dar nebuvo objekto Lietuvoje, kuris valstybės poreikia nebūtų perimtas. Tai siūlau išklausyti svečius ir tada pabandom organizuoti diskusiją. Prašau. Sveiki, ačiū, kad pakvietėte svečius, tai gal turim laiko šiek tiek į viešo svarstymą, tai labai gerai turim tam tikrą laiko tarpą aptarti, atsakyti į visus jūsų klausimus. Tai
Aš trumpai gal prisistatysiu, tai esu Vytautas Palečius, ministerijos infrastruktūros plėtros grupės vadovas, šiandien atstovausiu ministeriją, taip pat turim ir kolegas Mantą Pušylą, turim ir Ievą ir turim komunikacijos irgi atstovą, kurie irgi padės komunikuoti. Gal garsiau galite tuos visi vaikščiojo pirmyn atgal, tai Ar mikrofonas neveikia, garsiau tiesiog kalbėti? Garsiau, taip. Tai aš gal tada trumpai prieisim prie pristatymo, tai noriu informuoti, kad mes 12 valandą turim baigti, nes pasižadėję 1 valandą lygiai tokį patį susitikimą turim su Prienuose, su Prienų meru. Tai tada aš iškart duodu žodį Sveko, kad pristatyti Plutiškes, vėliau perėsim prie bendrų sprendinių Kazlų Rūdoj ir tada daugiau laiko pasilikim diskusijai, kad galėtum atsakyti jūsų rūpimus klausimus. Tai Svetlana, matau įsijungus kamerą, kas iš jūsų galėtų tada pristatyti prie Plutiškių situaciją. Jie negirdi. O tai gal vieną mikrofoną šitą... Ne, reikia salės jungti mikrofoną, nes tiesiog nieko negirdi. Ta prasme, jinai negirdi, ar... Visi negirdi, kas už ekrano yra, niekas negirdi. Mūsų diskusijos visiškai negirdi. Jūs jeigu savo jungsi, tai turėtų girdėti? Tai žiūrėkit, tai jo, gal aš pabandysiu Ievą, ne? Sveiki, aš Svetlana kreipiuosi, jūs ar girdit, nes su techniniam čia galimybėmis apriboti. Nesigirdė? O dabar mane girdite? Dabar. Bet tuoj minutėlę. Tai pasiruoškit pristatymą prie Plutiškių. Prie Plutiškių sprendinius pristatykit dabar. Oi, sekundėlę. Ar ekraną matot? Taip, matai. Taip, tai iš esmės Plutiškėm ten situacija tokia, trumpai galiu papasakot, kad yra 2 lygių susikirtimas, kuris anksčiau buvo projektuotas per Alyvų gatvę, bet diskusijose su Kazlų Rūdos savivaldybės architektu ir matomai ten su gyventojais buvo išgirsta nuomonė, tas viadukas buvo perneštas dešiniau į neurbanizuotą teritoriją, praktiškai per laukus ir numatytas viadukas naujoje vietoje, sujungiant Vytauto gatvę ir vietinės reikšmės kelią. Tai iš esmės čia nežinau, ką daugiau pakomentuoti realiai. Komentuokit tas savybės, kurias liečia. Ta prasme, viadukas. Gal pridėsite, kad visos savybos šitoje vietoje yra išsaugotos? Taip,
tai iš esmės tai ir buvo noras perkelti nuo Alyvų gatvės, kad nebūtų paliesta ne viena sodyba ir dabar perkelus viaduką į naują vietą, ne viena sodyba nebus paimama visuomenės poreikiams. Ar jūs to tikras? Nes kiek supratom... Tomai, aš turbūt negirdit, išversit. Ar šitas sprendinys reikalauja žemės paėmimo gyvenamiesiam pastatam? Ne, gyvenamiesiam pastatam nereikalauja. Tai dėl to jisai buvo perkeltas taip. Aišku, sklypai bus paimami, bet gyvenamieji pastatai ne. Bet sakykit, kodėl tada žemėlapiai jie yra pažymėti kaip paimami? Ir mes skambinomės į ministeriją ir mums sakė, kad jie yra paimami. Tai nelabai dabar suprantam. Tomai, girdėjai. Alyvų 25 namas, jeigu konkrečiai. Kas šalia šneka, tikrai nieko negirdžiu žinoti. Tomai klausė žmonės dėl Alyvų gatvės 25, taip? Taip. Alyvų gatvė 25, kodėl numatytas paėmimas? Čia turbūt linija. Surasti. Gali būti privažiuojamasis kelias į sklypus. O konkretų gali būti. Tai gali būti, kad liksim gyvent, gali būti neliksim gyvent. Tai dar bus 25 susirinkimai, tada suprasim. Nes kiek pat projektą matosi, kad yra planuojama dvi sodybos projektai. Tuo bandau surasti tiksliai, kur tas 25. Tomai, jau radai čia, kur buvo tas taškelis 197. Taip. Šitas. Aš gal pabandysiu įjungti ortofoto, gal labiau aiškiai matysis. Žemėlapis labai kima. Tai iš esmės dėl visos infrastruktūros tas yra taškelių pažymėtas šitas namas ir čia planuojama geležinkelio sankasa, tai automatiškai tiek, kadangi tas namas patenka į geležinkelio apsaugos zoną, plus čia numatomas nekomfortiškas gyvenimas prie pat geležinkelio linijos, plus projektuojama kita susisiekimo infrastruktūra, privažiuojamieji keliai. Dėl to ir numatytas to namo paėmimas. Bet žiūrėkit, aš noriu patikslinti, mes gavom ministeriją dėl šito sklypo, kad savininkas su prašymu paimti visą žemę poreikį. Ta prasme, taip, nes paliekate atskiruose geležinkelio pusėse po 10 ar po 11 arų ir plius dar infrastruktūra juose numatyta. Pagal įstatymą aš ten nieko negaliu net daryti. Tai yra logiška, kad aš noriu jau, jeigu neišvengiama, viską tada įvykti. Ar viskas, kas lieka kitoj žemės pusėje? Nu, ta prasme, lieka atskiruose geležinkelio pusėse. Ten po 10 po kažkiek arų. Žiūrėkit, yra labai aiškiai įstatymą apibrėžta kriterijai, kuriais galima paimti. Tai pirmas kriterijus, jeigu žemės ūkio paskirties žemė yra, tai galima išpirkti iki 10 arų. Jeigu lieka daugiau, tai jau jūs netenkina įstatymo kriterijų. Mes gavom tą atsakymą, kad galima suprojektuoti, kad tuomet tai su tuo paėmimu viskas. Tai man dar toks klausimas iškyla. Bet reikia, kadangi su sutuoktiniu yra nuosavybė ir sutuoktinis tiesiog turi irgi parašyti prašymą. Nebus traktuojama kaip pilnas sutikimas su turto paėmimu, jeigu mes raštiškai nesprašo su parašais atsiųsti. Mes sutinkame visą sklypą. Tai nebus traktuojama kaip... Ne, bendras savininkai būtų turi duoti sutikimą. Tai jeigu jūs tarkim prašymą pateikti, turi būti arba pateiktas įgaliojimas, kad jūs atstovaujate savo sutuoktinį. Arba jis irgi tiesiog parašytų taip, sutinku ir kad galėtų mano kolegos identifikuoti. Bet tas sutikimas bus traktuojamas tik tai, kad su forminimui viso sklypo paėmimo, ar suprantat, noriu paklausti. Ar nebus traktuojamas tas mūsų su parašais kaip dokumentas, kad ta prasme, kad aš sutinku, kad valstybė viską paėmė. Tarkim, jeigu mane netenkins išmoka ar panašiai, ar nebus traktuojama, kad mes jau sutikome? Ne, dėl išmokos ne. Dėl esmė tame, kad iki spalio 5 jūs galite teikti pasiūlymus, ir dabar, ką jūs patikit, paprašyti, kad susisiekimo ministerija išpirktų didesnę žemės sklypo dalį, negu yra numatyta.
Tai mes tą žemės sklypo visą dalį išpirksim, kadangi čia yra gyvenamosios paskirties sklypas su gyvenamojo namu, tai jums bus skaičiuojama dviem būdais. Ir kuri tai bus rinkos vertė ir atkuriamoji vertė. Tai kuri vertė bus didesnė, bus įrašyta turto vertinimo ataskaitoje. Jeigu jūs sutiksit tą sumą, tai mes per 10 darbo dienų pervesime pinigus į jūsų nurodytą sąskaitą. Bet jeigu, tarkim, jūs nesutinka, tada... Ne, tiesiog nieko negirdėjau. Jeigu tai nereikia čia. Jeigu jūs, tarkim, nesutinka, tada keliauja visa dokumentacija į teismą. Mes apsipriešim teritoriškai, kad priimam visą sklypą, bet dėl galutinės kainos teismas pasiskirsi. Bet dabar kitas pats klausimas, vertinimas, manau, tikrai visiems aktualu. Vertinimas, tarkim, pagal kokius kriterijus. Aš asmeniškai, kaip rinkausi sodybą pirkti, ar ne? Rinkausi sodybą, kad ir būtų žemė aplinkui ir viską, kad būtų ir patogumas, viskas. Kur yra garantijos, netgi yra, kad aš asmeniškai savo nekilnojamą turtą, jeigu parduodu, aš einu pas notarą, aš turiu notarų įrodyti, kad aš savo vaikam nesumenkinsiu sąlygų gyvenimo ar panašiai. Kur garantija, kad valstybė man kompensuos tiek, kad aš savo vaikam nesumenkinčiau sąlygų ir įsigyčiau tokį turtą? Tai žiūrėkit, tai jeigu netenkins mūsų, tarkim, pasiūlymas, koks yra, tai viską gali teismas, aukščiausias teismas pasiskirs, ar buvo teisingai atlyginta ar ne. Būna įvairiai. Šiaip į mažesnę pusę niekada dar mūsų praktikoje nebuvo. Visada buvo arba ta pati suma lieka, arba aukščiau. Buvo viena situacija, prie Marijampolės buvo ginčas dėl gyvenamo namo, tai paliko tą sumą, bet teismas pasisakė, kadangi teismo procesas vyko beveik 2 metus, infliacija buvo tokia, įsiskaičiavo vidurkį, tą infliaciją teismas pridėjo ir tą sumą mes galutinę sumokėjome. Tai dėl paėmimo, čia sakykime, ne? Dėl įsikraustimo, jeigu aktualus klausimas, tai kol neprasidės statybos, mes leisim gyventi. Jūs galėsit naudoti savo žemę, turtu, net yra su NŽT sutarta, kad tai yra trumpalaikės preliminarios tokios sutartys pasirašomos ir kasmet mes leidžiam nusimti derlių arba investuoti, tai visos galimybės yra suteiktos. Pavyzdžiui, jeigu kalbant kitos valstybės Lenkija, būtų pas juos žiaurūs įstatymų ir tiesiai dušiais pasakysiu, buvom nuvažiavę po mėnesį į Lenkijos ministeriją, tai pas juos 120 kalendorių dienų turi žmogus įskrauti. Pas mus gali gyventi iki 5 metų, kol nebus taip leidžiančio dokumentas. O sakykit, kiek suprantu, išpirkimas bus vykdomas ateinančiais metais? Kitais metais bus rengiami projektai, o kompensacijos bus išpirkimas tai 25 pradžia. O kada planuojamas areštas? Tarkim, nes tai žinau, spalio 5 ten visi tie pasiūlymo teikimai. Žymos. Žymos bus padarytos, planuojam kitų metų vasarį po mėnesį. Patvirtinam specialų planą. Dar klausimas dėl visų, net prašau įdėmiai klausyti visus kolegas, net ką čia kolegai klausia, tai nuo atsakymą iš principo yra visiems. Jeigu gyventojas nesutinka su jūsų pasiūlyta suma, ar būtina eiti į teismą, ar galimas dar derėjimasis, pavyzdžiui, padarius gyventojų individualaus vertinimo ir gavus individualaus vertintojo pažymą? Jo, tai aš trumpai irgi, girdit mane, garsiai nepapūrė. Tai dėrybos jos nėra įmanomos, nes ministerija moka pagal 2 dokumentus sumą, pagal turto vertinimo ataskaitą ir pagal teismo sprendimą. Kas gali atsitikti, tarkim, ką meras klausia, tai gali būti tokia situacija, kad jūs gaunat turto vertinimo ataskaitą, pavyzdys trūksta ten 100 tūkstančių, kad jūs būtų patenkinti, ne? Tada mes galim kreiptis papildomai į turto vertintoją, kuris vertino, gal pasileidę kažką, ne? Kažko neįvertino, kokių pamatų, tarkim. Vėlgi bus gyvenamieji atkurimoji vertė, gal kažkokių nespėjo dokumentų pristatyti. Tai mes galim paprašyti, kad turto vertinimas dar kartą peržiūrėtų. Jeigu suma pasikeičia, viskas gerai. Jeigu turto vertintas nekelia tos sumos, sako viskas gerai, aš jau taip pridėjau nuo savęs papildomai, tada jau arba jūs sutinkat, arba tada keliaujam į teismą ir tas lūkis jų teismus nuspręs. Ar patenkinti ar ne. Kaip vyksta vertinimas, kokie kriterijai ateina vertintojas, ką jisai priklauso
Yra turto vertinimo. Neapibrėžta. Tai aš atsakysiu, gerai. Yra turto vertinimo pagrindų įstatymą, mes nesam turto vertinimo, tai neturim tos kvalifikacijos, tai jie tai žiūri sklypo formą, ar miškas yra, ar kokie tarkim upeliai, viskas susideda. Rinkos verte dar, kaip žinau, vertina, žiūri pagal kadastrinę vietovę, kokie yra pirkimai pardavimai. Tai čia irgi labai svarbu, kad jūsų kaimynai toj kadastrinėj vietovėj, kurie pardavinėjo, kad būtų sąžiningai, kad reikia pirkimo pardavimų. Nes, jeigu bus, tarkim, nuslėptos sumos, kaip girdim, tai tada turto vertintas jau savo, tarkim, su jums sistemą, kriterijus kaip vertinti. Šiaip dažniausiai tie, kur būna, mes kam matome, ateina, parodo, kokia situacija yra pirkimai pardavimai po 1 eurą padaryti. Tai logiškai, kad nėra jų kainų, tai tada žiūri iš kitos vietovės ir vertinti. Bet kai ateis turto vertintojas, jūs galite jam klausimus turto vertinimo apžiūros metu užduoti, kaip jūs vertinti, jūs tikrai turės suteiks konsultaciją. O dabar jeigu ta turto vertinimo atskiria dalį sklypo, tai verti tik tą atskirtą dalį, ar žiūrėti tą bendrą sodybą. Pavyzdžiui, mums matome tiesiai per sodybą, lieka kraštuose grūdas, sakykime, ten iškastas durys, kaip ir didelė, nes sodybai gerokai, nes nemažas didelis, bet jis lieka jau už tos ribos. Ar jis skaitysis kaip, jis tik bendras, kad pagerina tą statį, tik miškas, ten, kaip sakė, grūdas, ten gali ir panašu. Kiek man teko su turto vertintojais bendrauti, tai, sakau, jie dažniausiai žiūri rinkos vertę toj pačioj vietovėje. Tai landšaftas turbūt yra labai panašus, miškelis, ten upės, ežerai ir panašiai. Jie vis tiek kažkokį, bet dabar irgi, kaip tik turėjom projektą, darėm išpirkimą, tai išpirkinėjom Rokelių gatvėje, Kaune. Tai, pažiūrėjau, kokią alų šitą kainą, tai visiems vienodai vertinti. Nėra. Pasižiūrė, reikia kaimynai, tai visiems vienodai. Aišku, papildomai gali būti už želdinius, už statinius, tvoros, gal pas vieną, pavyzdžiui, žvyrkelis įvažiavimas, pas kitas valdas, tai turto vertintas turi tolimąją paskaičiuoti papildomai. Kiek, pavyzdžiui, jeigu mes nugriaunam įvažiavimą, tai jūs turėtų paskaičiuoti to vietą, kiek jums papildomai kainuotų atkurti tą įvažiavimą. Bet gyventojo klausimas yra šiek tiek apie kitą. O apie tai, kad jisai turi sklypą ir čia daugiau yra žmonių, kurie turi sklypus ir kurių tik tai dalis siūloma paimti, bet kurie suteikia didesnę vertę tam namui arba tam objektui, negu kad pats tas tvenkinukas arba pats tas 5-8 arai. Tai yra netenka sklypas privalumo arba netenka to gerbuvio, dėl ko likusi, tarkime, namo dalis arba namas, jisai rinkoje jau bus vertinamas, tarkime, ne 60 000 eurų, o 40, nors to gabaliuko kaina bus įvertinta kaip po tokia, kad ten yra tik tai vandens telkinys, kuris, aš tik tai apibendrinu situaciją, kuris gal kainuos 5 000. Tai ar bus atsižvelgiama į tai, kad paimamos sklypų dalys bus vertesnės negu pačios į savęs, sakykime, registrų centro paskaičiuota, tai pirma. Ir antra, ar įmanoma diskusija, vis dėlto gyventojas teiktų, jog imkite tada visą nuosavybę, nes aš su likusia, kuri man lieka, nematau prasmės arba gerbuvio, sakykime, galbūt tas prūdas buvo reikalingas ten irgi laistymui, drėkinimui arba kažkam. Taip. Tai žiūrėkit, aš tikrai nesu vertintas, tai aš kaip diskutuojam panašiais klausimais, tai pats gyventojas turi nuspręsti, pasižiūrėti, ar jam verta tą sklypą visą išpirkti ar ne. Jeigu registrų centro vertės tikrai bus didesnės. Dabar atsakant dėl sklypo vertės, rinkos vertėja, turto vertintas, kiek gali rizikuoti savo atestato, tai mes kiek kalbėjom su didžiausiam vertintojų įmonių direktoriais, iki 20% gali pakelti rinkos vertės. Iki 20%, nedaugiau. Bet čia vėl priklauso nuo turto vertintojo, kiekvienas gali būti skirtingai vertinti. Bet sakykit, jeigu rinkos vertė, kaip yra realu gauti tavo dokumentuose iš registrų centro, kaip kiekvienas turim dokumentus. Yra rinkos vertė nustatyta ir yra atkuriamoji vertė nustatyta. Ir jeigu tos sumos skiriasi dešimtimis tūkstančių, tai kaip žmogui orientuotis, ką jis iš vis gali iš tos namus gauti?
Tai žiūrėkit, atkūrimoji vertė yra tam, čia pagal naują įstatymą, pagal naują tvarką. Atkūrimoji vertė bus individualiai vertinamas, kokios medžiagos yra, stogas, kokia šildymo sistema. Visus šitus faktus sudės ir atkūrimoji vertė, mano nuomonė, tai yra žymiai didesnė. Taip, yra tas dalykas, kad skaičiuojasi nusidėvėjimas. Jis skaičiuojasi, nu jo nepaveiks. Bet jeigu, tarkim, jūsų ten, pavyzdžiui, nežinau, grįžnys prieš 2 metus padarytas, nusidėvėjimas galbūt bus lygų 0. Nes vis tiek ratinis laikotarpis, kai yra, tarkim, tai nusidėvėjimo nėra, nes jums reikės šitą atkurti tą nusavybę. Tai šitas taip. Dabar, tarkim, jeigu žemės ūkio paskirties žemė, labai sunku pasakyti, individualiai ten žiūri. Ten galiu pasakyti vieną dalyką, kad žemės, tarkim, kaina priklauso nuo rinkos. Tai yra nuo jūsų pačių kaimynų, kiek buvo sąžiningi prieš valstybę, kiek rodė mokesčių. Turto vertintojas išminusuoja, bet vėl yra turto vertinimo ataskaitoj ne tik už žemę jūs gausite, už kitus nuostolius. Kiti nuostoliai gali būti trąšos, kas dar man gali būti, želdynai, želdiniai, pavyzdžiui, projektai, jeigu, pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybą norėtų, tarkim, statyti, esant kokį detalų planą pasidarė projektą ir turit faktus pagrindinčius dokumentus, vėlgi galima tokius dalykus kompensuoti. Bet kas yra nepagrindžiama, tarkim, jūsų ir turto vertintojo, tai visi lūkesčiai keliauja į teismą. Tai aš noriu pavyzdį, tarkim, pasakyti, mes darėme su Manto projektą nuo Kauno iki Latvijos Lietuvos sienos 168 km, 2200 žemės sklypų savininkų buvo. Tai galiu pasakyti, teisinis ginčas, turto vertinimo ataskaitos skaičiai viską savo padarė, ginčas teisme buvo 48 ginčiai. Bet jų vėliau mažiau dėl to, kad ginčiai buvo, kad labai daug gyventojų buvo išvykę iš Lietuvos ir jie negalėjo atvykti, procesą turim, kaip sakoma, pradėti, paskui mediacijos būtų ar tam taikos sutartį nusitraukiami dalykai. Tai realiai po paėmimo, ta emocija nurimsta, žinant, kad dar Susisiekimo ministerija tikrai leis toliau naudoti žemę, statiniais, gyvensi. Aš kaip sakau, irgi dabar užitėlis yra palūkanos mokestis. Jeigu jums turto vertinimo ataskaitoj, pavyzdžiui, už namą gyvena, nežinau, pristorimą, 100 000 gausite, geležinkeliai pasakys, mes tik, turim suprojektuoti dar, gauti statybos leidimą, užtruks 2-3 metai, tai jūs 200 000 galėsit disponuoti ir jūs gyvensit tam name. Mes nevykstam lauk, jūs toliau galėsit gyventi. Tuos pinigus pasidėti, investuoti, nežinau, indėlius, gauti palūkanas ir vėliau susirasti. Tai yra viskas įsprendžiama. Tik reikės individualiai tartis, nes kiekvieno atvejis bus labai skirtingas. Gerai, pamėginkim trumpinti viską, nes čia klausimų turbūt daug bus bendras klausimas. Ar galima spalio 6 dieną į visuotinį tą susirinkimą pateikti 2 jum pavyzdžius, gyvus, realius pavyzdžius iš anksčiau buvusių turtų paėmimų? A. Negyvenamo namo, B. Žemės sklypo. Ir reiškia, kaip buvo skaičiuojama, kaip atrodė registrų centro vertėse ar kitur, kiek realiai žmogus gavo, vadinkim, vis tiek pateiksite namo kvadratūrą, tarkim, ten ar kitus duomenis, sklypo dydį. Tai prašome poros tokių gyvų pavyzdžių, kaip tai įvyko ir kokie pinigai vis dėlto atėjo gyventojai, taip, po to, kai buvo toks pasiūlymas. Dėl pinigų aš nežinau, tai konfidenciali informacija, nes palaukit, jūs neturite žmonių sakyti ten vardų pavardžių, jūs pasirinkite namas X, sklypas Y, bet tiesiog gyvai parodyti, pristatyti, kokius pinigus gavo žmonės, aš manau, kad tai gyventojams būtų svarbu. Jo, mes gal galėsim pateikti, ne detaliai labai, negalėtų identifikuoti, padaras galioja, kaip ten viskas tvarkoj. Bet vėlgi noriu atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, jeigu lyginsim Kauno miesto, tarkim, savivaldybę kaip pavyzdį ir Kazlų Rūdos, tarkim, situacija, tai įkainiai yra skirtingi mieste, rajone, tai jeigu ta situacija, mes pabandysim paieškoti panašių įkainių ir pateikti informaciją. Tai čia bus ne Rebaltikos projektas. Tai mes turim Rebaltiką jau skirtumą. Nesvarbu, tiesiog žmonės domina konkretus nuosavybės paėmimo pavyzdžiai ir kokios maždaug buvo kainos, o ten pavardžių nereikia, visi suprantam. Namo dydis, sklypo dydis ir ar tai buvo 1000 eurų, ar vis dėlto tai buvo nuo apčiuopiamo sumo.
Nes turbūt, kad daug kas įsibaiminę, jog gaus, sakykime, neženklės sumas ir turės vargą. Tai prašau, dabar ypač Plutiškės teikite kitus klausimus, pasistengiam su Plutiškiam subendrinti ir tada liekam su Kozlų. Apie Subačiškę turiu klausimą. O tai ką tai išsaugotas naujas projektas su senu lyginam? Jeigu tas sodyba lygūs 205 vis tiek. Išsaugo tai, kad lieka 15 kitų Alyvų gatvės namų. Toks yra esminis skirtumas, nes jeigu būtų buvęs viadukas, nežinau, dar gal gali parodyti prieš tai buvusią ten ta mėlyna žydroji linija, vadinkim, kuri yra dabar tik tai kaip išnaša, tai jeigu būtų ėjęs viadukas per Alyvų gatvę, tai pusės miestelio būtų nelikę. Toks ir skirtumas. Tai ten kalba buvo apie vieną sodybą? Ne apie vieną sodybą ten kalba buvo, gerbiami, ten buvo kalba apie tai, kad reiškiasi pylimas, reiškiasi prasideda jau nuo gyvenvietės vidurio ir tu gyveni, vadinkim, su langai sodybo žiūrėdamas į šlaitą, kuris yra tau už 2 metrų ir kuris kyla į 5 metrus ir dar per tavo atbulinius kiemus, reiškiasi, tau yra organizuojami privažiavimai. Nes 15 minimum sodybų turėjo netekti įvažiavimų dabar, kaip yra iš Alyvų gatvės ir turėjo ją patikinėti tada per aplinkui, per kažkokias kitas gatveles, iš kitos pusės greunant tvartus ir panašiai ir panašiai. Tai yra didžiulis skirtumas. Aš suprantu, kad daliai žmonių 1-2 sodybom išlieka grėsmė, bet mes išsaugom iš esmės visą miestelį. Priešingų atveju ten nebūtų iš viso jokios prasmės kažkam gyventi ir būti, nes pusėje Alyvų gatvės prasidėtų jo estakada į viršų. Tai toks ir skirtumas. Kiti klausimai, Plutiškės, Subačiškės. O sakykit, norėjau paklausti, procentaliai, tarkim, yra kažkokia statistika, kas liečia Rail Baltica, kiek yra dabar ginčytinų situacijų, kurios keliauja į teismą? Kol kas nei vieno teisinio proceso neturim planavimo stadijoje, tai dažniausiai viskas pasimato, kai yra parengiamos turto vertinimo ataskaitos, parengiamas NŽT aktas ir jeigu savininkas nepasirašo tada. Tai čia turbūt yra didžiausias klausimas dėl sumos. Tai kiek nesutinka, tai tiek ir keliauja į teismą. Jeigu galiu dar papildysiu, kad nemažai buvo kreipimusi į teismą, jeigu statistiką paimtume dėl paveldėtojų nustatymų. O taip, kad būtų ginčas dėl neteisingai įvertinto paimamo visuomenės poreikiams sklypo ir jo dalies, tai tokių buvo labai mažai ir minimaliai. Aš kaip pavyzdį dėl gyvenamųjų namų galiu, kas yra jautriausia turbūt visiems, tai darėme tie paltai, žinot, nuo Marijampolės, nuo Prijuskas projektas, kur vyksta statybos Marijampolė, Lenkijos siena, Lietuva. Tai buvo 10 gyvenamųjų namų, tai turėjom vieną ginčą dėl gyvenamų. 9 savininkai sutiko. Nors tai irgi galiu pasakyti, buvo emocijos, buvo šitą plakatai, planavimo metu tikrai buvo situacija sudėtinga, bet, sakau, skaičiai savo padarė ir tik su vienu žmogum buvo teiksminis ryšys. Kadangi gyvai kalbėtis lengviau negu ten per visokius internetus, tai dar kartą dėl Subačiškio. Prasme, estakada vietoje Alyvų gatvės yra perkeliama į šičia per kažkur 300 metrų nuo pagrindinės išasfaltuotos sutvarkytos gatvės. Išsaugojama vis tik tai, sakykime, aplinka ir čia esantiem ūkiam ir nuo čia būtų turės prasidėti pylimas. Nuo čia. Tai ką mes dabar turime, reiškia, mes turime tai, kad Alyvų gatvė realiai virsta aklikeliu. Kame yra nauda yra tame, kad, sakykime, jeigu čia anksčiau buvo skundžiamas irgi dėl tam greičiau pravažiuojančių, sakykime, kertančių gyvenvietę, reiškia, tiesiog žmonių arba net kokių chuliganėlių, reiškia, kad nebus kur kirsti. Reiškia tai, kad, sakykime, eismas organizuosis iš Alyvų gatvės, jeigu reikės, o čia Jaunimo gatvė, kiek atsimenu, yra į šitą, reiškia, viaduką ir bus iš gyvenvietės išvažinėjama į, tarkime, Vytauto gatvę ar į Plutiškių kelią per šitą viaduką. Nu, jūs sakykite, dabar tenai būtina per tos laukus tą daryti viaduką. Ar kas nors paskaičiavo, kiek į Subačiškės ir į Plutiškės pravažiuoja automobilių? Architektai, fondai suskaičiavo, kiek pravažiuoja.
yra Grigaliūnai Plutiškės kelias, jis vis tiek turės būti vedukas. Tai pasakykit, kam žmonė mėtyti pinigus, išpirkti žemės, kur gali būti vienas vedukas. Reiškia, mūsų valstybė reiškia netaupom pinigų. Nieks nepaskaičiavo, kiek pravažiuoja. Ar mes važiuojam dabar į Plutiškės, ar mes važiuojam tenai dabartis, tai žvyrkeliais į seniūniją. Nevažiuojam. Autobusas į seniūniją žvyrkeliais nevažiuoja, važiuojam aplinkui. Nu tai tada važiuos. Pone, aš manau, kad jūs arba kažkokį, čia kitą planą turit, arba neaišku, kokį interesą ginat. Jūs dabar pasakykit, interesą mes ginam, kad dėl vieno ūkininko daroma šitas nes dėl vieno ūkininko aš taip pat važiuoju tuo keliu ir matau važiuojančių žmonės, priešingų atveju tas žvyrkelis būtų apaugę žolėmis. Tai tikrai ne dėl vieno ūkio, jeigu jums taip atrodo, tikrai ne. Tai aš ką noriu pasakyti, jeigu nevažiuotų tuo žvyrkeliu niekas, tai ten jisai būtų apaugę žolėmis, bet važiuoja ten, žmonės važiavo ir važiuos ir tai tikrai nesusiję vien tik tai su tuo ūkiu ir net jeigu būtų susiję su tuo ūkiu, tai jame dirba ne vienas gyvenvietės žmogus, kuriam reikėtų važiuoti į darbą, tada 10 km aplink. Tai šiuo atveju tai yra tik tai privalumas, nes jūs gaunate veduką ne per gyvenvietę, o gaunate 300 metrų nuo dar turėsite iš minutėlę. Tai čia jūsų nuomonė. Dar bus. Jūs sakot, jam apvažiuoti darbą. Pristatau situaciją. Žmonės važinėja į Kauną. Dar bus išasfaltuoti ir keliukai, ir gatvės iki tos estakados. Tai va tą jau ir sakėme, ir rašėme. Tai ir buvo susirinkimas su Bačiškų gyventojų. Ir didžioji dauguma žmonių aiškiai įvardijo, kad tas vedukas šitoje vietoje yra reikalingas ir tikslingas. Dėl to jisai ir atsirado. Tai čia jau net nėra ką kalbėti. Kiek dabar prašau, žiūrėkit, jūs galite net nesivelti į šitą diskusiją, netrukdykite šito susirinkimo. Ta prasme, nes kadangi būkite gera, išgirskite, prieš 4 mėnesius seniūnas vykdė gyventojų apklausą. 90% gyventojų apklausoje pasisakė už šį sprendinį. Ką jūs dar norite čia sakyti? Tai ir prašom kalbėti. Prieš kiek metų buvo šitas projektas, kad turėjai geležinkelį. Kiek metų buvo su Bačiškės susirinkimą? Temą šitą baigiame. Įvyko apklausa, 90% gyventojų, pabrėžiu, gyventojų pasisakė už šį sprendimą. Jis yra suprojektuotas. Pavieniam žmonėm galbūt gali kažkas netikti, bet daugumos valia buvo išgirsta, be jos mes nebūtume kreipęsi į Lietuvos geležinkelius dėl šio sprendimo pakeitimo. Prašau, kitas klausimas. O jeigu ten toliau sprendiniai nekinta, išskyrus su Bačiška ten, sakykime. Tai galim paprašyti merę, jeigu leisit, tai Sverbo pristatytų dar nuo Kazlų apačios į viršų. Žiūrėkit, planus tikrai dar valandą turim, tai prasidėjom, tada paprašom Sverbo, kad prabėgtų, pristatytų kiekvieną sprendinį, kas keičiasi. Prašyčiau į Sverbo kreipiuosi, tai Tomai Svetlana, prašau pristatykit nuo pietinės dalis Kazlų Rūdos iki šiaurinės pro trasą praeikit visą, nuo pačios į viršų. Turit mintyje per savivaldybės ribas? Taip, per savivaldybės ribas. Dabar apie Plutiškų seniūniją kalbame. Taip, tai kaip tik čia turim susiriboti. Taip, nes Plutiškės turim baigti, tada kalbėsime apie Kazlų Rūdą. Atsiprašau. Tomai, apie Plutiškės dar nori pakalbėti. Nes su Plutiškėm baigėm, kad dėkoti mokėm su Kazlų Rūda. Aš sakykit paskutinį klausimą, kas Plutiškės padalyka. Kada maždaug, nesakau, žinau... Tai čia turiu kažką pakomentuoti ar kaip?
Apie Plutiškius Žinokit, tikrai nieko negirdžiu, nes aidi viskas ir... Apie Plutiškius dar porą žodžių. Pasakykit, kokie sprendimai Plutiškiuose dar yra. Tai Plutiškėse iš esmės Plutiškėse iš esmės situacija tokia, kad, kaip ir minėjau, kad yra naujai projektuojamas viadukas, jisai anksčiau buvo numatytas ties Alyvų gatve, čia šitoje vietoje, bet paskui dėl to, kad nereikėtų paimti privačių sklypų, sodybų ir iškelti gyventojų, nutarta tą viaduką pernešti į dešinę pusę, kuris šiuo metu yra atvaizduojamas, ir pernešus į šią vietą naujai numatomą viaduką, nereikės iškeldinti nė vienos sodybos. Toliau. Tomai, gal kaip viršų neįskeliausi. Sekantis viadukas. Taip, tai dabar sekantis viadukas yra numatytas, aš gal aiškiau matysis Webgiso žemėlapyje, taip pat pamatysiu. Gal žemėlapis visgi. Tai iš esmės esamo kelio vietoje yra numatomas viadukas, nuo to viaduko, tas viadukas pažymėtas oranžinė spalva, ir nuo to viaduko iš šonų yra numatyti violetinė spalva privažiavimo keliai. Privažiavimo keliai yra skirti privažiuoti prie sklypų, kurie lieka po to, kai geležinkelio trasa, tarkim, tos sklypus perskiria arba užkerta jiems esamus privažiavimus. Klausimų ar galite paprašyti pažadaučiuoti? O dabar matote, kad čia tas... Kažkai dar. Nereikia. Viskas? Čia šitoje vietoje, žmonė. Ir dabar jeigu dar pasakyti klausimą, tas klausimas konkrečiau dėl termino. Maždaug, kada pasavimai planuojam, nereikia tam datos, bet sakyti mėnesių ribose, metų, kažkada. Tai iš kolego Manto iš geležinkelių, nes toliau perims projektavimas. Kada? Taip, tai gal tada pasikartosiu, kad šiuo metu yra parengtas specialus planas, vyksta jo viešinimas, baigiamoji konferencija spalio 5 dieną Marijampolėje. Iki baigiamosios konferencijos galima teikti pasiūlymus visus, kokius tai turi dėl specialio plano sprendinių. Aišku, kaip dirbantiems su specialiuoju planu kartu su planuotoju būtų geriau gauti kuo greičiau visus jūsų pasiūlymus. Ir tikimės, kad per tiek laiko jau juos visus ir esam gavę, nes paskutinę dieną, gavo spalio 5 dieną, yra pakankamai sudėtinga juos visus atsižvelgti. Ir po spalio 5 dienos, per 10 dienų turėsim atsakyti visus jūsų pasiūlymus nustatytą tvarką. Čia jau viešinimo procedūra ir tada pradėti specialų planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Jos patikrina pagal planavimo sąlygas yra visą tai suplanuota, suprojektuota. Po planavimo sąlygų derinimo tada turėsim kreiptis į teritorijų planavimo inspekciją, kuri patikrins, kad specialus planas yra parengtas Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka. Tai planas yra mūsų, kad iki šių metų pabaigos gausim patikrinimo aktą iš teritorijų planavimo inspekcijos, kad specialus planas yra parengtas teisingai ir tada Susisiekimo ministerija teiks specialų planą vyriausybei tvirtinti. Tai tvirtinimas turėtų įvykti maksimaliai per 3 mėnesius, bet kadangi ypatingos svarbos projektas, jisai tvirtinimas dažniausiai įvyksta greičiau. Tai labai vylėmės, kad vasario mėnesį, kažkur tai vidury, gausim Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimą tvirtinant specialų planą, tuo pačiu ir pradedant žemės paėmimų visuomenės poreikiams procedūrą. Tai reiškia, kad visi
žemės sklypai, kurie patenka į specialią planų sprendinius, sprendinių teritorijas, sprendinių ribas, bus nacionalinės žemės tarnybos, ant jų bus uždėta žyma. Tai reiškia, kad negalės nei parduoti, nei padalyti, nei kitus veiksmus atlikti su tai žemės sklypais. Na ir kadangi jau bus pradėta žemės pajamų visuomenės poreikiams procedūra, iki to laiko planuojam, kad jau turėsim pasirašytas sutartis dėl žemės pajamų visuomenės poreikiams projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų. Tai bus atskiras tiekėjas, kuris būtent samdys ir nepriklausomą turto vertintoją, parengs žemės pajamų visuomenės poreikiams projektą, vėlgi labai panašų dokumentais specialų planą. Ir iki 24 metų, sakykime, pabaigos, kai visi projektai su turto vertinimo ataskaitom jau planuotumėm, kad būtų baigti. Na, 25 metais bus žemės pajamų visuomenės poreikiams projekto įgyvendinimas. Tai yra visi žemės savininkai gaus žemės pajamų visuomenės poreikiams aktas, kur bus nurodyta suma, turės laikotarpį sutikti su tame akte išrašytomis sąlygomis, jį pasirašyti. Na ir tada vyks jau tie visi kadastriniai matavimai, žemės sklypų padalinimai ir be abejo paskutinė ta procedūra, kompensacijos sumokėjimas ir žemės registravimas valstybės vardu. Paraleliai visų tuo laikotarpiu dirbs ir projektuotojas. Tai šiuo metu projektavimo konkursai, kaip beje žemės pajamų visuomenės poreikiams paslaugų, konkursai yra paskelbti, vyksta baigiamieji jų etapai, dėrybos dėl planavimo sąlygų, dėl sutarties sąlygų ir dėl paslaugų vertės. Tai pagal planą iki sekundę aš irgi pasižymėjęs. Pagal planą žemės pajamų visuomenės poreikiams projektai turi būti parengti ir įgyvendinti iki 26 metų antrojo ketvirčio vėliausiai ir projektavimas irgi turi baigtis statybos techniniais leidimais iki 26 metų antrojo ketvirčio. Tai reiškia, kad statybos darbai visoje linijoje kur bus 10 km juosta, prasidės 26 metų kažkur tai pirmąjį ar antrąjį ketvirtį. Čia jau priklausys nuo to, kaip tiekėjai sugebės skubiai dirbti, kokius iššūkius sutiks ir taip toliau. Na, vylimės, kad kartu su savivaldybė tikrai jie ras bendrą kalbą, kartu su jumis irgi ir visos paslaugos bus suteikiamos efektyviai ir kokybiškai. Statybos darbai, kuriuos pradėsim 26 metų 1-2 ketvirtį, planuojame baigti iki 30 metų pabaigos. Ir tada 30 metų pabaigoje turėtų prasidėti traukinių eismas. Dabar čia viena svarbi detalė. Mes kalbam apie žemės pajamų visuomenės poreikiams paslaugas, projektų parengimą ir įgyvendinimą. Kaip žinia, Susisiekimo ministerija kartu su LTG Infra kartu inicijavo projektų greitinimo tokius, sakykime, atskirus projektus ir Kazlų Rūdos savivaldybėje yra numatyti 2 viadukai automobilių, kuriems yra išperkami žemės sklypai pagreitinta tvarka. Tai yra, vėlgi, bus Susisiekimo ministerijos samdomi nepriklausomi turto vertintojai. Susisiekimo ministerijoje bus sudaryta specialioji komisija, kuri iš žemės savininkų išpirks žemės sklypus atskirus. Tai tuose atskiruose žemės sklypuose planuotume, kad tie viadukai galėtų būti jau pradėti statyti 25 metų kažkur tai 1-2 ketvirtį. Tai jeigu pavyks, sakykime, sėkmingai išpirkti tos žemės sklypus, vėlgi pavyks juos suprojektuoti greičiau ir pradėti statybas. Tai tokiu būdu planuotume, kad būtent tie 2 viadukai atsirastų, kaip ir visi kiti statiniai Lenkijoje Jiesių ruože. Iš viso mes jų planuotume ne mažiau kaip 16 vienetų tokių statinių. Manom, kad jie prisidėtų prie greitesnių geležinkelio linijos statybos, sakykime, eigos. Ką tai duotų, tai visų pirma
mes įvykdytumėm savo tą įsipareigojimą savivaldybėmis, kad iki statybos darbų dalinai jau pertvarkytumėm dalį automobilių kelių tinklo ir tie visi statybos darbai vyktų žymiai efektyviau. Visa istorija. Bet jeigu ten tas vedukas konkrečiai yra vatolėtai, kur kalbėtų apie tos vedukų šitoj savivaldybėj, ten yra naikinamas, pavyzdžiui, konkrečiai Kauno sodyba kelias. Ir kaip tik vedukas, tai tada reikia tikėtis to maždaug laikotarpiu ir vis tiek, jeigu jau kelią ruošiasi naikinti ten šonę naujai projektuoti, tikėtis tos ankstesnis bus tada tas projektavimas, ar taip. Kiek taip aš suprantu, nes gali būti taip, kad Tai čia irgi ačiū ir teisingas jūsų pastebėjimas, tai tie du viedukai būtent ir yra Lūtiškio, Seniūnijos Subačiškėse ir tada kitas aukščiau yra. Tai žemėkų kaime. Tai va šitą Tai va tam kaip kelias, tai šiai dienai kolegos jau derima techninės specifikacijas projektavimui ir planuojant per centrinę projektų pirkimų organizaciją pakankamai greitai įsigyti projektavimo paslaugas. Taip pat Susisiekimo ministerija irgi ieško jau, sakykime, viešų pirkimų būdų, nepriklausomų turto vertinimų, kurie būtent dėl šių dviejų statinių įrengimo jūs kreipsis kartu Susisiekimo ministerijos komisija dėl žemės sklypų greitesnių išpirkimų. Kada čia maždaug šitų 24 metų? Dar šiemet turėtų. Tai iki šitas planas patvirtinimo turėtų, nes kadangi čia būtų savanoriškas išpirkimas, tai turim pas notarą pasitvirtinti sutartis. Tai kol iki žymos padarimo, tai tas išpirkimas vyks tol, kol nebus patvirtintas tas planas. Tas planas bus patvirtintas, bus nutraukta procedūra. Kiek spėjom, tik išpirkų. Aš tik noriu irgi paminėti, lygiai dabar tokią pat procedūrą Kauno mes jau pradėjom, mieste Kauno rajone, tai iš 20 sklypų išpirkom 16. Tai va, ko žmogus laimė, tai yra dėmesys vienas mažas projektuotojas, vienas statinys, bus greičiau viskas. Čia kaip pavyzdys, kaip jie važiavo į Lenkiją, kaip jie balką statė, matys šalia važiuoti senu keliu, tai čia lygiai tas pats. Taip, bet jeigu gyventojas nesutiks parduoti, tai tada vis tiek tas rezultatas bus pasiektas paėmimo metu. Gal trumpai pakomentuotumėte, kaip žemė paaiškinus, kaip iškėmėmas, o jeigu miškas yra kažkas naujas, nėra palyginama žemė, ten yra medis jaunas, senas, kertamas, nekertamas. Kaip tas vertinam? Ar galima patiem savininkui tą vietą susitvarkyti, ar ten vėl centralizuotai tas dalykas daromas? Ja, tai jeigu yra žemės miškų ūkio paskirties žemė, miškas tai yra papildomai vertinamas, vis daroma taksacija, matuojama ten kiekvienas medis. Tas suprantama, bet pagal amžių galėskim, jisai trūksta lygiai brandos, ten iškirtimų 2-3 metai, galėskim ateina tas projektas. Ar jį galime tą projektą amskiai ir įsikirst patys į tą plotą, kuris įeina į tą ribą, ar ne? Kokia ten bus ta tvarka? Aš duosiu geležinkelį, žinokit, mes ministerija apie miškų kirtimą, tai procedūros valdydavom, tai aš nelabai galiu pakomentuoti, jeigu man tai žinau. Prašau, tik tai konkrečiai, nes turime ir prie raudos prieiti. Minutėlę, palaukite, atsakyti į šitą klausimą buvo. Tai žiūrėkit, gal užfiksuojam šitą klausimą, pasitikslinam. Jo, bet čia labai reikia žiūrėti, kas to miško savininkus, nes palei Kaunas Latvijos praktika, tai buvo 2018 metais tas procesas vyko tarp 18 ir 19 metų. Tai kiek pamenu, žemės sklypuose visi medžiai buvo atiduoti miškų rėmėjų, atrodo, kurie per aukcionus tuos miškus išpardavė, bet priklausomai nuo koks ten yra miškas. Bet aš galvoju, kad mes į šitą klausimą galėtumėm atsakyti detaliai, vertinti būtent jūsų individualią situaciją. Kolegos, žiūrėkit, eikim į, sakykime, struktūrą. Tai pirma bus protokolas.
šio susirinkimo, jisai bus viešas. Antra, įrašas bus viso susirinkimo prikabintas prie protokolo. Trečia, savivaldybė taip pat konsultuos gyventojus, kurie yra Plutiškių etape per savo tarnybas, tiek per teisės skyrių, tiek per kitus skyrius, kiek galėsime, padėsime susigaudyti procese. Jeigu bus 4 etapas, didysis, tos grūdos, tai mes viešinsime savo situaciją, nes mes patys čia turime jau daug savo turto, su kuriuo mums reikės tvarkytis. Tai dėl miško, čia gal yra dar 10 žmonių, kurie irgi turi miško žemę, bet jų yra ne čia šitoje salėje, mes gausim bendrą atsakymą į šį klausimą iš protokolo ir tada dar paviešinsime Lietuvos geležinkelių atsakymą, kaip ten bus su tais miško naudmenimis. Tai čia atsakom ne tik tai jums, bet turėsime vėlgi paviešintą raštą pagal protokolą iš ministerijos arba iš geležinkelių kelių savaičių bėgį. Dabar jeigu su Plutiškių seniūnija nebeturime esminių klausimų, gal tada padėkokim plutiškiečiam, pasiruoškime Kazlaudos pristatymui ir dar turime kiek čia 50 minučių plius minus Kazlūdai. Sakykit, vienas klausimas paskutinis. Ta prasme, kaip bus pasirašomi tie visi dokumentai? Ar tiesiog mes būsim informuoti, kur atvyks pasirašyti, ar mes kažkaip jau gausime, galėsime su jais susipažinti, įsigilinti ir tik tada pasirašyti, kaip visa ta procedūra vyks? Aktas, jau NŽT aktas jums bus atsiųstas, paštu gali būti ir elektroniniu, irgi paštas. Tai turėsit laiką susipažinti, dabar neforminu 60 darbo dienų. Jeigu jūs nepasirašot, tada mes kreipiamės į teismą dėl teisės aktų teisėtumo patvirtinti. Tai reiškia, valstybės nuosavybė perima šitą jūsų turtas, o visi pinigai jums kaip tai yra perėmami notaro depozitinę sąskaitą. Aš dar turiu tokį nestandartinį klausimą. Minutėlę, jūs dėl Plutiškių ar? Ko gero Plutiškiam čia priklauso. Prašau. Prie Pagalėlių kaimo esantis gabaliukas. Ten yra 4 sklypukai. Vienas buvo mano protėvių, kitus 3 dasipirkau ir juose visuose yra pasodinta kartų plantacija. Ir dabar, sakysim, ten yra vardinis ąžuolas, reiškia, Juozas Savicko pasodintas. Ir kaip tik per tą kampą, reiškia, važiuoja geležinkelis. Kaip dabar šitą, sakysim, jeigu tikrai ten viskas nekeičiama, tai ta likusi 3 sklypelių prasmės man kaip ir nebėra plantacijos. Ar įmanoma tą žemę gauti kažkur kitur, gabalą tokį ekvivalentą, ar ką man reikia? Tai žiūrėkit, reikia individualiai pasižiūrėti, koks lieka jums tas plotas, bet realiai yra įstatymų nurodyti kriterijai. Kiek galima paimti daugiau, kiek negalima. Nebent jūs įrodot, aš kaip pavyzdį, tarkim, dabar irgi ūkininkas kreipėsi, paimti didesnę dalį, nes kur buvo sklypas ir per sklypą kanavas. Jis automatiškai negali su traktoriu sukinėtis, tai mes tokius galim visus paimti. Bet jeigu, tarkim, jūs nepatikės fakto, bet, matom, kad jūs toliau galėsit naudotis, tai mes negalim išpirkti. O ekvivalentą, sakysim, gauti kitoje vietoje, kaip nors žemę tą... Ne, čia ypatingos valstybos svarbos projektas, tai tik pinigais. Aš gal patikslinsiu, mainų nėra. Yra pinigai, su pinigais jūs esate visiškai laisvi spręsti, ką jūs darote. Ir kaip minėta, buvo investuojate, perkate kitą turtą, bus tik tai pinigai, konkreti eurų išraiška už paimtą visuomenės reikmėm turtą ar jo dalį. Dėrybose, tikslinant vertės ar teisme, jeigu kito teismo reikėtų eiti, jokių kitų žemių, jokių kitų miškų, tik pinigai. Dėl Plutiškių, jeigu iš principo Plutiškių seniūniją mes aptarėm, tai aš dėkočiau tada plutiškiečiam, leiskim žmonėm palikti salę ir pasiruoškime Kazlūdai.
Aš kaip suprantu, projektuotojai ruošiasi, kolegos, prašau susikaupimo ir tuos pačius mūsų svečius. Tai yra ruošiamasi parodyti Kazlų situaciją, kurioje mes ir patys, manau, turėsime dar klausimų, kaip savivaldybės administracija dėl ypač Borisevičiaus ir Daukanto gatvės mazgo. Tai kol ruošiamasi, aš prašyčiau ministerijos ar geležinkelių atstovus patvirtinti ar paneigti mano išsakytą prielaidą, kad tai bus atskiras, lėtesnis, vėlesnis etapas ir kad apskritai ar jisai vyks ar nevyks, paaiškės tik tai gavus Europos komisijos sprendimą, ar finansuojamas A sprendinys, tai yra aplinkkelis. Priminsiu trumpai, kad yra 4 pakopos. A aplinkkelis, B jeigu padarytas aplinkkelis, jeigu jis jau veikia, tai B rekonstrukcija ir požeminės pervažos įrengimas Daukanto Borisevičiaus gatvėje. C įrengus šią pervažą, tai antžeminių pervažų panaikinimas Žemaitės gatvėje ir Miškininkų gatvėje. Kartu D įrengiant ten pėsčiųjų dviratininkų požeminius takus. Tai prašau, ar man tai ar kažkas, ar šitie principiniai teiginiai yra pagrįsti ir kaip tada suktųsi projektas ir kiek mes čia dar turime laisvės keisti tuos, sakykime, pažymėtus sprendinius, ypač Borisevičiaus Daukanto gatvės. Taip, tai meras teisingai, pakankamai, visiškai teisingai sudėlioja prioritetus. Šiuo metu matome, kad specialiam plane yra parengti sprendiniai ne tik tai pagrindiniai geležinkelio linijai, kurios sprendinius ką tik baigėm aptarti, bet taip pat ir Kazlų Rūdos miesto teritorijoje yra parengti papildomi sprendiniai, kurie yra numatyti jau daugiau kaip regioninės jungties, regioninės Kazlų Rūdos miesto geležinkelio stoties plėtrai. Tai šiai dienai Rail Baltica tas terminas identifikuotas 2030 metai galioja pagrindiniai geležinkelio linijai, kurios sprendinius baigiam aptarti. Kai kalbam apie regioninės jungtis, tai tikėtina, kad planai visi šie sprendiniai parodyti specialiajam plane, jie bus įgyvendinti baigus pagrindinės linijos projektavimo statybą. Tai yra po 30-ųjų metų. Su finansavimu yra pas mus pagrindiniai tokie principai, kad finansuojamos veiklos pagal brandą. Tai yra Rail Baltica turi kaip ir kiekvienas projektas savo tikslus ir uždavinius, tai yra ir veiklas. Tai yra visų pirma finansuojamos veiklos, tos, kurios labiausiai atitinka tikslus ir uždavinius, tai be abejo pagrindinės linijos statyba, projektavimas, žemės paėmimas. Čia jokių abejonių dėl to nėra, dėl to ir sakom, kad iki 30-ųjų metų pagrindiniai keliai. Regioniniai keliai taip pat irgi yra tiksluose, bet yra antrinėse tiksluose. Tai reiškia, kad kai baigsim pagrindinius kelius, tada tvarkysime regioninius kelius ir regioninius, sakykime, stotį. Atitinkamai ir su finansavimu. Kai baigiami pagrindiniai, sakykime, prioritetiniai darbai, tada einam ieškom finansavimo, neieškom finansavimo, tai yra skiriamas antrinis. Ir taip pat finansavimas yra skiriamas tada, kai yra baigiamas specialusis planas, kurį šiandien aptarinėjom. Tada yra skiriamas finansavimas projektavimo veikloms pabaigti. Taip pat ir žemės paėmimo poreikiams irgi, sakykime, projektams parengti ir įgyvendinti. Tai šiai dienai turim pagrindinės linijos ir regioninių visų stočių, sakykime, projektavimui skirtas lėšas, taip pat žemės paėmimo projektams parengti skirtas lėšas. Tada, kai baigsim tas visas veiklas minėtas, gausim lėšas sekantiems etapams. Tai taip nėra, kad yra užtikrinamas finansavimas 10 ir daugiau metų į priekį. Reikia pradžiai vieną veiklą sėkmingai baigti, tada ją bebaigiant yra skiriama kitai veiklai pinigai. Tai
toks, atsiprašau, neaišku atsakymą, bet tokia yra situacija, kad palei veiklų brandą pagal pažangą yra skiriamos lėšos ir be abejo finansavimas pradžiai yra skiriamas pagrindiniams objektams, tai yra pagrindiniam keliui nuo Lenkijos sienos iki Josios finansuoti. Galima klausimą. Prašau. O kur bus pagrindiniai stotis Kajaciškių kaime? Terminalas, krovinų terminalas, tai kada bus jau vykdomos statybos ir kaip su ta gyvenvietė bus. Nes mes taip pat gavom laiškus. Terminalo pagrindinis iniciatorius yra Krašto apsaugos ministerija. Lygiagrečiai Rail Baltikos projektai yra ir karinio mobilumo infrastruktūros plėtros projektas yra vykdomas, kuris yra, galima sakyti, taip pat kaip ir Rail Baltikos gretutinis projektas, nes Rail Baltica be keleivių vežimo, be krovinių vežimo taip pat yra ir svarbus ir krašto apsaugai projektas ir sakykime, NATO poreikiams svarbus projektas. Tai būtent mūsų kariuomenės partneriai šią vietą identifikavo kaip galima ateityje dvigubo panaudojimo karinio, sakykime, ir civilinio terminalo statybai. Bet jeigu kalbėtumėm apie prioritetus, tai šiai dienai iš tokių 7 vietų, kur patenka ir ši vieta, Kazlų Rūdos, sakykime, savivaldybėje, ta aikštelė nėra prioritetė. Tai reiškia, kad iki 30 metų irgi turbūt, kad irgi nebus plėtojama. Ar galite pakelti žmonės rankas, kas yra iš Kajackiškių? Gal tada sutarėm, kad irgi aptarėm Kajackiškės, ar ne? Ir tada žmonės netrukdom, tai vėl salėje bus laisviau. Ir aš irgi išsakyčiau keletą momentų dėl Kajackiško, tada liekam su Kazlų Rūdos centru gerai. Tai tikslas ir buvo šito viaduko arba šito aplinkelio viso išprašymas. Matote turbūt, kad terminalas projektuojamas ir jeigu jisai ir būtų, jisai yra ne tų namų pusėje, bet priešingoje pusėje. Tai tikslas ir buvo išprašyti šitą aplinkelį kaip, sakykime, Kazlų Rūdos projekto A, reiškiasi pakopą ir tam, kad sujungti su miestu Kajackiškiuose esančius 2 daugiabučius ir ten esant į pramoninę zoną, kurioje galėtų kur kas aktyviau veikti tada verslai. Bet ar tai įvyks ar ne, matysime, nes, ką ir kalbėjo svečiai, tai yra antraeilis, sakykime, klausimas ir mes neturime dar aiškumo, ar gausime lėšas visam aplinkeliui, tai yra pakomentuos ministerinės, kam yra situacija. Rail Baltikos esama vėžė viskas tvarkoja, bet yra toliau Karaliaučiaus ta vėžė, kur tiesiogiai į projektų apimtį neįeina ir čia turi būti rasti tada kiti sprendimai, kaip finansuoti visą aplinkelį, nes aplinkelio mums nereikia. Mes, ką ir minėjome ne kartą ginčuose su ministerija, ta prasme, kultūros ribose, kad aplinkelis, ne aklikelis iki Subačiškių, taip, nes tai nesprendžia toliau viso miesto situacijos. Tai dėl to toliau diskutuojam šitas objektas prie Subačiškių aplinkelis, ką norėtų pridėti ministerija arba geležinkeliai. Prašau. Kas? Tai nekalbėti. Tai aš labai trumpai atsakysiu nuo ministerijos pozicijos. Tai yra teritorijų planavimo dokumentas, tai Kazlų Rūdos savivaldybė mums 2 metus įtikinėjo, kad tas aplinkelis ir kam aikštelė yra reikalingas. Po 2 metų įtikino mus, tikrai svarius meras argumentus pateikė. Jis bus suplanuotas ypatingos valstybės svarbos statuse. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne tik, kad bus teritorijų planavimo dokumentas, kur bus jau suplanuota ir šitas sprendinys turės aukštesnę galę negu Kazlų Rūdos savivaldybės bendrasis planas, tai praktiškai bendrajame plane reikės pervažyti visą infrastruktūrą. Ir
mes planuojam išpirkinėti žemės. Tai irgi mes, jeigu išpirksim žemės, tai jau mūsų pareiga Europos komisijai įtikinti, kad yra čia dėl Rail Balticos kaltės atsirandantis sprendinys. Ir mes jį tikrai bandysim tikinti, jeigu neįtikinsim, tai bus situacija tokia, kad reikės padengti iš biudžeto lėšo, kadangi žemės bus, tarkim, išpirktos, tai mes pagal įstatymus išpirktą žemę, paimtą žemę, galim laikyti 10 metų. Jeigu mes jos, tarkim, neliečiam, nieko nedarom su ją, tai yra įstatymo tokia pareiga grąžinti žemę buvusiam savininkam. Tai mūsų tikslas viską pastatyti ir siekti eiti kartu su savivaldybė, siekti šito tam sprendimą. Jeigu mes ten to žemės neturim, net ir mūsų butai stovi šalia tų gėlių visų užmatytų, tai kaip su mūsų tais butais? Butai? Tai ten yra butai stovi. Kol neprasidės statybos, galėsit gyventi. Pinigus gausit, bet galėsit gyventi, kol statybos neprasidės. Tik turtas bus valstybės, reikės individualiai susitars sąlygoms, kaip jūs naudosit tą turtą. Čia gal dar papildysiu, kad šiai dienai tokio aiškaus algoritmo dar nėra, ką daryti su regionų stočių sprendiniai. Tai vieną alternatyvą Vytautas pristatė, kuri tikriausiai bus įgyvendinama, kita alternatyva irgi lygiai taip pat galėtų būti patogi. Tai yra tvirtinam specialio plano sprendinius ir žemės paėmimo projekto neįgyvendinam šioje vietoje. Bet jį įgyvendinam tada, kai yra skiriamas finansavimas statybai, ten ir jau žinom, kad garantuotai tam tikrais metais tas aplinkėlis jau bus pradėtas statyti. Bet dar grįžtant prie Kajaskiškių, tai ten vienas daugiabutis turi būti griaunamas, ar kaip ten, kokia situacija, kad klausė dėl būtų? Čia gal Ieva galėtų pasakyti. Pažiūrėkime į Kajaskiškas, įspręskim Kajaskiškių klausimus ir tada liekam su Kozgrūdos centru. Galit pritraukti sveto? Aš kiek matau, tai tiek daugiabučiai, būtų gerai, kad patys gyventojai pasakėtų. Mes matom 4 pastatus, 5. 10 vietą. Čia karinio terminalo aikštelė. Va, bet ten, kur gyvenamieji. Kairiau. Čia 10 namas ir 11. Tai čia daugiabučiai, va čia vėl šalia kito. Tai jie yra išsaugomi, jie nėra. Ne, kaip tu va. Tai čia yra. Bet tie geltoni pažymėti, tai jie paimimi. O tie didžiuliai? Jo, didžiuliai. Tai o kokia problema dėl butų? Problema, kaip ar mes būsime saugoti ar ne, kaip prasidės, tarkim, tų kelių užstatybos, ar mums čia kokius kolegės, kaip jūs matote, va čia jau tas šarčiau parodytas tinklas, tai kelias čia ne geležinkelis, čia tiesiog kelias yra per... Stotis kitoje pusėje. Dėmesio Kajaskiškių gyventojai. Minutėlė. Stotis kitoje pusėje. Kelias praeitų per 60 kažkur metrų 70 nuo namų šiaurinių sienų. Yra, kaip matote, numatyti prijungiamieji keliukai. Tai galų gale tas, kas ten dabar yra tiesiog su užuojauta jums pasaulio pakraštys, pagaliau turėtumėt privažiavimus normalius ir tuose namuose prasidėtų gyvybė. Štai dėl ko ir buvo siekiama, kad tas aplinkelis pasitarnautų ir jums. Patikėkite, tikrai, jei kils kažkoksai sąlyginis ten triukšmas, tai mes Kozgrūdoje jau gyvenime prie to triukšmo 10 metų ir matyt toliau gyvensim. Tai kas dar dėl Kajaskiškių? Parodyti geltonai statinukai, didieji pastatai yra išsaugomi. Ar dar yra klausimų Kajaskiškių gyventojų? Bet tai dabar, kaip eitų, jeigu čia, tarkim, dar iš kitą priekį, jeigu prasidės tas, tarkim, tas kelias, tą visą aplinkelį padarytų, tai ten nuo to kelio kažkiek ten tų metrų bus paimama žemė ir tiem, kaip ten pavadint, tiem kelių, ten tą... Jo, tą visą. Tai jau to žemė mes nieko daryti negalėsime, jeigu mes pateksim į tą kelių apsauginę zoną. Ten, kur labai apmūsų namus, tarkim, ta kelių apsauginė zona yra pažymėta. Aš suprantu, kad dabar ten jūs turite darželius, sakykime, ten, bet tai ir yra daugiabučiai vis dėlto, kur 1% daugiabučių turi darželius ir dėl to žmonės nekelia problemų. Klausimas,
Ar jūs turėsite išplėstą parkingą? Taip, jūs jį turėsite tokiu atveju. Ar jūs turėsite aptvarkytą daugiabučių erdvę? Taip turėsite. Tik tai klausimas bus tas, kad nebeliks ten svogūnų arba irginų arba kopūstų. Tai bet tai bus matyti už kokių 12-14 metų, kai jūs jau pati tų irginų arba kopūstų nebeauginsit. Aš čia taip dovanokit nušaržuodamas, sakau, kad namai lieka. Namai lieka. Ir namų padėtis, mano galva, mūsų galva yra tik tai pagerinama. Mes nepadarysim čia kažkokios pūslės dar 100 metrų aplinkui, reiškia tam, kad agurkai galėtų ramiai augti su visa pagarba agurkams ir su Bačiškių polinkiu į žemės ūkį. Bet žiūrėkit, jūs minėjote apsaugos zoną, tai kelio apsaugos zonų jūs galėsite ūkininkauti, niekas jų nedraus. Tik tai bus daugiau svečių su maišais tuščiais. Kolegos, dėl Subačiškių, ar dar yra klausimų? Jei nėra, tai Subačiškiam dėkojame, lieka miestas. Mums lieka 30 minučių. Tai prašom tada projektuotojus pasiruošti mazgo komentarams ir matyt, kad mes čia dar turėsim ir su ministerija, su projektuotojais irgi diskusiją, ar 2 sparnai, ar 1 sparnas, kaip ten, sakykime, ties Esperanto, Daukanto gatve, per kur kaip turėtų būti pasiekimai. Bet prašom pristatyti tą schemą ir vėliau turėsim diskusiją. Tik tai čia noriu pabrėžti, dar gali būti dėrybos dėl sprendinių. Kas yra numatyta ir kas yra planuojama. Tai iš esmės viešinimo sprendiniuose yra parodytas tunelinis pravažiavimas per geležinkelio trasas nuo Borisevičiaus gatvės link Daukanto. Bet šitam mazge norėčiau akcentuoti 2 dalykus. Tai iš esmės šiais sprendiniais yra išsaugoma Borisevičiaus gatvė ir joje padaromas aplinkelis. Toliau lygiai grečiai Borisevičiaus gatvės planuojamas nauja gatvė. Ta gatvė, jos, kaip sakyti, aukštis žemėja. Jeigu mes kalbame apie Borisevičiaus tą esamą gatvę, mes ją paliekame esamame lygyje, tam pačiam lygyje, kokia jinai yra šiuo metu. Bet link žiedinės sankryžos šios 2 atkarpos yra žemėja. Žiedinė sankryža gaunasi žemumoje. Aukščio skirtumas ten nuo esamo paviršiaus bus varijuos nuo apie 8-9 metrus. Tai iš esmės šita visa gatvė, nuo šitų taškų, nuo sparnų iš abiejų pusių žemėja link žiedinės sankryžos. Žiedinė sankryža gaunasi, kaip sakyti, duobėje. Tarp šitų gatvių bus atraminės sienos. Ta esama Borisevičiaus gatvė ir lygiai grečiai einanti gatvė bus atskirtos atraminėmis sienomis. Čia, kaip ir minėjau, ties geležinkelio keliais bus tunelinis pravažiavimas. Dabar viešinimo sprendiniuose ir taip pat remintis Kazlų Rūdos parengtų bendruoju planu, nuo šitos Daukanto gatvės buvo numatyta papildoma gatvė junginti su Žemaitės gatve, tačiau atsižvelgia į gautus pastebėjimus dėl išperkamų namų, mes šią vietą pakeitėme, pakoregavome ir dabar aš parodysiu brėžinyje, kad šitos atkarpos, kuri buvo numatyta, mes atsisakome, taip išsaugant šitos geltonai pažymėtus namus ir šiek tiek pratęsiant esamos gatvės trasą ir padarant akligatvį su apsisukimo aikštele. Jeigu taip vizualiai parodyti, sakykime, patį principą
lygiagrečiai einančios Borisevičiaus gatvės ir Daukanto gatvės vaizdą, tai čia gaunasi, tiesiog, kad vizualiai matytųsi, kad čia palei tas gatves žemėjant taip pat eis atraminės sienos. Ta prasme, kad šitos gatvės bus žemėjančios ir šalia jų bus atraminės sienutės numatytos. Nes, kaip ir minėjau, išilginis profilis nuo esamo paviršiaus ties tuneliu sieks apie 9 metrus, tai 9 metrų gylyje. Tai jeigu mes įsivaizduotume, kad šitoje vietoje yra žiedinė sankryža, tai esama Borisevičiaus gatvėje yra šitame lygyje. Kitos lygiagrečiai einančios gatvės pietinėje pusėje, jos neįsijungs į Daukanto gatvėje, juose bus numatyti akligatviai su apsisukimo aikštelėmis. Čia bus Esperanto ir Dariaus ir Girėno gatvėse. Jos neįsijungs į Daukanto gatvę, juose bus numatyti akligatviai su apsisukimo aikštelėmis. Taip pat, numatant tokią judėjimo schemą, Žemaitės gatvėje bus numatytas tunelinis praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams. Taip pat tunelinis praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams yra numatytas ir Miškininkų gatvėje. Aš papildyčiau, jeigu viskas eitų taip, kaip pagrindinė susisiekimo gatvė taptų jaunimo gatvė. O tai pėsčiųjų perėjos, jau čia dabar pėsčiųjų perėjai yra vietokas, tai čia jau nebus tik požeminiai pervažiavimai. Ar į šitą klausimą galima atsakyti? Tokį klausimą. Aš turiu matyti, kur dabar yra vietokas, tai bus čia požeminiai pervažiavimai. Tai dabar po pėsčiųjų perėjos jau šių vietų nebus. Tai čia rengėjas gal galėtų tada baigti pristatymui visus sprendinius pristatyti. Nes reikia. Būtų nenormalu, jeigu čia negalėtų pėstieji praeiti. Tai jo, bet nežinau, ar girdi rengėjas, tai prašome pristatykite iki galo visus sprendinius ir tada galėsim aptarti. Mes negirdim gyventojų komentarų, tik girdime jūs šnekant. Prašom pristatyti visus sprendinius. Klausia, o tai kaip pėstieji, kur bus viadukai ir taip toliau, tai šios teritorijos sprendinius pabaigit pristatyti, tada, man atrodo, bus atsakymas. Ar pėstieji galės praeiti? Tai ką norėčiau dar kartą akcentuoti, kad šitoje vietoje ties Daukanto gatvės tęsiniu po geležinkelio bėgių bus tunelinis pravažiavimas automobiliams, taip pat šone yra numatytas pėsčiųjų ir dviračių takas. Tai reiškia, kad šiuo tuneliniu praėjimu galės judėti ir pėstieji, taip pat saugiai kirsti sankryžą ir palei lygiagrečiai Borisevičiaus gatvėje esančiuose jungiamuosiuose keliuose, šitose atšakose, taip pat mes matome, yra išskirta papildomai juosta pėstiesiems ir dviratininkams. Tai reiškia, kad pėstieji ir dviratininkai taip pat galės saugiai nuo Skvero gatvės iki Gedimino gatvės, jiems yra užtikrintas judėjimas. Tik to parodysiu, gal, tai va. Nuo Skvero gatvės, nuo šitos pusės iki Gedimino gatvės ir kur čia jau yra dabartinė situacija, ties stotelėm jau yra įrengti pėsčiųjų šaligatviai, yra viskas sujungiama ir jiems užtikrintas judėjimas. Nežinau, jeigu turit klausimų, klauskit, man atrodo, kas liečia... Statyti sprendinius ir dėl pervažų rekonstravimo Žemaitės ir Miškininkų gatvės. Aš esu paminėjęs, kad darant tunelinį pravažiavimą ties Daukanto gatve,
esamas pravažiavimas ties Žemaitės gatve yra uždaromas, tai yra automobiliams, tai nebus galimybės čia pravažiuoti, bet bus tunelinis praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams. Taip pat ties Miškininkų gatve taip pat automobilių susiekimas bus uždaromas, bus įrengiamas tunelinis praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams. Ačiū. Jūs pilnai demonstruotos tos pervažos abidvi, ar jūs bus paliktos kaip avarijų atveju? Tai bendrai galutiniam scenarijui tai bus 3 perėjos skirtos požeminės pėstiesiems. Tai vietoj Žemaitės gatvės pervažos, Miškininkų gatvės pervažos turėsime pėsčiųjų viaduko, o vietoj pėsčiųjų viaduko atsiranda automobilių ir pėsčiųjų ir dviratininkų tunelių. Taip, bet jeigu įvyktų avariją, ar gali atidaryti pervažą, kažkuria sujungti ties Nebus, bus panaikinta. Tai mes nenumatom, kad šioje vietoje turėtų būti kažkokius tai avarijos ir būtinai reikėtų avarijos metu pervažiuoti į priešingą pusę. Neturim tokių techninių reikalavimų, kad būtinai... Jeigu avarijai bus blokuotas, sakykime, tas kelias, tai kaip apvažiuosi į aplinkelį? Turėsim dar aplinkelį ir kitas pervažas. Tai čia nėra taip, kad vieną pervažą... Tai primenu dar kartą, jeigu mes neturime A sprendimo, tai reiškia, B, C, D sprendimai negalioja. A sprendimas yra aplinkelis. Daugiau pasiekti to, jeigu jūs klausate, o kur dar kaip, tai tokiu atveju, primenu, tik nedaug žmonių yra susirinkę, darbo siūlymas Miškininkų gatvėje daryti požeminę pervažą. Miškininkų gatvėje tokiu atveju reikėtų iš viso ten iškelti 14 namų. Tokiu atveju ir Ginalo įmonė ir taip toliau, nes lankas, taip, ir tokiu atveju konstrukcija dar yra sudėtingesnė. Tai mums dėrybose pavyko, aš tas dėrybas irgi Facebook'e viešinau, tiesiog, kai ten kažkokį parodai katinas uodegą, tai 800 susidomėjusių, kai rodai dokumentų 100 susidomėjusių. Bet buvo viskas rodoma ir kokia jėga, kad mums pavyko iškeisti Miškininkų gatvės požeminę pervažą į aplinkelį ir numatyti jį A raide. Nes jeigu aplinkelio neišeina, tai tada nieko nedarom, nedarko miesto, pasikelia peronai stotyje, stotis be abejo, kad jinai bus pertvarkoma, bet kokiu atveju, tada bus ieškoma kitų sprendimų pėstiesiem, neįgaliesiem ir taip toliau pasiekti ją iš abiejų miesto pusių. Jeigu bus šitas variantas, kada čia tada prasidėtų visi, mes, pavyzdžiui, jaunimo gatvės pirmas namas, kampas ir ką lauktų gatvėje? Tai čia turbūt galėtų atsakyti mūsų svečiai, bet jeigu buvo minėta, kad tik tai 30-31 metai yra galima šito etapo pradėjimas, tai supraskim, aplinkelis bent keli metai. Tada šitos, sakykime, jungtys. Tai matyt, reikia kalbėti apie 35-38 metus, tai... Jeigu galėčiau, tai irgi papildyti norėtumėm tada, kad tiek aplinkeliai, tiek tokio masto rekonstrukcijos projektai, jie nėra greitai daromi, bet reiktų labiausiai koncentruotis į etapus. Šiai dienai turim specialų planą, sudarom sprendinį specialią planą. Vytautas minėjo, siūlo alternatyvą ir daryti žemės išpirkimą ir projektavimą ir taip toliau. Projektas įgaus visiškai kitokią brandą, nuo, sakykime, teritorijų planavimo bendrojo lygmens, savivaldybės lygmens iki valstybės svarbaus projekto lygmens. Tada jau galima teikti ir paraiškas ir statybos darbams. Tai čia, kuriais tiksliai metais, tai mums pasikartos. Svarbiausia yra susijungti mums šiai dienai, sujungti Kauno miestą su Varšuva, padaryti tą didelio greičio geležinkelį, realizuoti, pastatyti projektą, pradėti jį paleisti.
O tada, kai jau pasieks ir Kazlų Rūdos regionės stotis su pervažom tam tikrą brandą, kurią jau minėjau, žemė išpirkta, specialų planą turi, techniniai projektai parengti arba techninę dokumentaciją, tada manau, kad labai priartėsime prie realių statybos darbų. Ar tai valstybės biudžeto lėšas naudojant, ar tai Europos Sąjungos lėšas. Bet to komandos noriu pasakyti, kur eina dabar pagrindinė trasa prie Baltikos, tai prioritetas ten yra. Ten mes pastatom, tada ateinam į regioninius sujungimus. Tai Kazlų Rūda yra regioninė jungtis prie Baltikos. Tai jūsų realybėje pamatysite, jeigu ten jau pradeda dirbti traktoriai, kast žemę, tai žinokit, ateis po to ir regioninis sodis. Nes jau reiškia, finansavimas buvo gautas. Tai minutėlę sužinos anksčiau, nes mes dalinsimės informaciją ir žinosime Europos komisijos sprendimus ar apskritai programuojamos tos lėšos. Tai manau 24-5 metai yra galutinis atsakymas, ar šitas projektas realus, taip kaip jis yra pristatomas ar ne. Nes jeigu mes neturime finansavimo A pakopai, tai kas įvyks neišvengiamai, tai neišvengiamai įvyks tik tai pokyčiai regioninėje stotyje. Kaip minėjama, bus kiti traukiniai, vis tiek su laiku reikės kitų peronų, aukštesnių peronų, neįgalėsim pritaikytų prieigų ir panašiai. Tai atsakymas į šitą grandiozinį planą galutinis yra turbūt 24-5 metai, ar galima tikėtis pinigų visam A, B, C, D sprendinių komplektui. Bet šitą dalyką galbūt galima ir kitaip viskai padaryti. Dabar pusėj miesto įsiuntys laiškus, kad reiškia atentas projektas. Jūs neįsivaizduot, kaip žmonių aš daug sutinku, aš šitą stresą gaunu. Ašaras jėgi. Tai jūs suraskite, jeigu gal šitą visą dalyką praneš kažkaip, kitaip kalbės, kad dar čia daug metų iš šitas trūks. Tai kažkaip čia nelabai gerai sudėti tas dalykas. Aš atsakysiu, mielas gyventojų, buvo pranešinėjama, buvo rodoma, dar kartą sakau, kol netėjo sprendimai iki finišo tiesiosios, tie postai ar savivaldybės, ar mano sulaukdavo 80 kažkokių, visada tai būna. Čia mes matome ir su mūsų gatvių, sakykime, projektavimas, kad kol neatvažiuoja traktoriai, niekam neįdomu, kaip įvažiuoti į namus reikės, reiškia, ir taip toliau. Tai ramesnė vieta yra dėl to, kad jūsų tiek daug čia susirinko, pagaliau bent jau šį kartą, ir mes specialiai šitą susirinkimą padarėme čia iki spalio 6-osios, kad spalio 6 dieną neturėti chaoso. 5, atsiprašau. Jo galėjo ir nebūti čia šiandien šito susirinkimo, išprašėm jį, kad kuo daugiau žmonių galėtų ateiti ir tiesiogiai pamatyti, kas vyksta ir turėti tą suvokimą, kas gali būti su Kazlų Rūda. Dėl ko atskyrėme Plutiškės nuo Kazlų Rūdos, kur Plutiškėse tikrai bus. Kazlų Rūda gal bus, gal nebus, apie tai tikrai jums pranešim ir jūs palaikysim, bent jau per šitus ateinančius 2-3 metus, kol bus aiškus finansavimo sprendimas. Dar mes po šio gyventojų, sakykime, atsveikinimo 10 minučių turėsime techninį tokį trumpą pokalbį su likusiais svečiais. Tai kas dar yra aktualu, prašau klausti, pasisakyti. Norėčiau paklausyti, dėl Salomėjos Nėries gatvės, ar jau galutinai priimtas sprendimas, kad ten nieko nebus daroma, ar dar gali keistis? Ką reiškia niekas nebus daroma? Ten pagal tą projektą buvo pagalvojama, kad ten nebus ar mano žmonės kitą mašiną. Ar galim pažiūrėti Salomėjos Nėries gatvės? Aš nematau, ta prasme yra išliekanti jungtis su Žemaitės gatve. Bet iš Salomėjos Nėries gatvės žmonės kitą nebus. Salomėjos Nėries gatvės, yra prašymas Salomėjos Nėries gatvę parodyti, ar yra kažkokia nuosavybė planuojama paimti Salomėjos Nėries gatvę. Nebent keisim gatvės pavadinimą, patys gyventojai. O dabar dėl Borisnevičiaus gatvės... Dar minutėlę, dar tikslinam Salomėjos Nėries situaciją.
tačiau būtų tas Salomėjos nėries 12 sklypas, įeina 3 zonos. Tai Salomėjos nėries gatvė yra šitoj vietoj. Aš kaip esu minėjęs, kad dabar viešinimo webgyse yra vaizduojama šita atkarpa, tačiau mes gavę gyventojų pageidavimų, prašymų jau dabar savo sprendiniuose šitos atkarpos esame atsisakę, kad nereikėtų paimti visuomenės poreikiams va šitų namų. Čia ne ta vieta, kolega klausia, į kairę klausia, bet ten, kur jau numatoma karinio terminalo prieiga, va ten tie kampiniai Salomėjos nėries gatvės sklypai 12, dar ten, kur jau yra pačiam kairiam kampe. Prašau. Čia gal Svetlana galėtų pakomentuoti, nes čia apie geležinkelio kelio sprendinius. Labadiena visiems, dėja mes ne visą girdėjome, bet tikimės, kad suprasime vieni kitus. Esmė tokia, kad jūs, Tomai, galite, taip, pakankamai, ačiū labai. Šitoje vietoje jūs gavote pranešimą, iš tikrųjų, kaip tas paskutinis sklypas, jis yra kaimininis, todėl, kad iš Kazlų Rūdos tos stoties mūsų suprojektuotas sukama aikštelė turi būti suprojektuotas ištraukiamasis kelias. Ir sklypas bus paimtas, žemė bus paimta lygiagrečiai su esamais keliais, lygiagrečiais ir jūs tik gausite kaimininkystę. Paėmimas, aš pažiūrėjau taip, kad mums neimti ir negriauti namų sklypų šitoje vietoje, o šiaip panaudoti esamą geležinkelių sklypą ir paimti žemę tik šitam ištraukiamajam keliui. Savaime akustinė siena bus pastatyta link geležinkelių sklypo. Pradžioje jį bus išardyta, o po to bus atstatyta. Minutėlę. Baigiam Salomėjos nėries gatvės situaciją. Ar dėl Salomėjos nėries gatvės dar yra klausimų? Tai ten, parvažiavom, paliksim toliau gatvį iki Donelaičio ar nežaliu. Mes pravažiuoti su mašina. Tolimesni pravažiavimai išlieka. Visa kelių struktūra, kuri yra iki šiol, veikia ir toliau Salomėjos nėries gatvėje, pravažiavimas į Donelaičio gatvėje, į garažų teritoriją išlieka. Tai nebe Rail Baltikos projekto teritorija. Tada kai vadinkysite, tai ten tvorą užtvarsto, vietų žmonėm kolokas ir... Kur? Ten, pavyzdžiui, konkrečiai pastatas ir... Pas mano paskutinis sklypas, tenais įeina 3 zonos. Viena zona mėlyna, tu išvis nieko negali daryti, prasme mėlyna kontūras. Kita zona, kad su leidimu ten gaunasi mano naujų statybos namą, pats kampas. Tai, sakau, centimetrų atstumo gaunasi viskas. Projektai yra, viskas leidimai yra, statybos vyksta ir ant pačių kampų namų gaunasi. Nes tie gaunasi 3 zonos. Tai ar šitą klausimą nagrinėjame skirai, gal tada įsitraukti į protokolą, nes gal įmanoma ten, sakykime, tokie sprendinių pakeitimai, kad ten metrais tiek ir nereikėtų ten to ištraukiamo kelio, nežinau, sakykime. Sakau, nes ne viskas yra vienu vietu, nežinau ką daryti. Ir mes galvom, kad jūs, mes gal, sakykime, priimsim iš jūsų šį klausimą kaip pasiūlymą ir atsakysim nustatytą tvarką, ką čia galim padaryti ir kokie bus apribojimai, jeigu jie bus. Tai Mindaugai, darom konkrečiai taip, mes laukiame iš jūsų konkrečių klausimų arba pasiūlymų šitą vietą, reiškia, dėl projektavimo įtraukime į protokolą ir pamėginsim išsiaiškinti. Gerai? Taip. Dėl Salomėjos nėries gatvės dar yra? Borisevčiaus gatvė dabar, taip? Prašau. Sakykit, ten visa juosta paimama, yra iki šaligatvio, realiai nuo namų, plius minus po pusę metro. Ir dabar parodyta, kad ruožas dar paimamas. Tai grinai nelieka namas bus ir gatvė, tai kaip čia dabar bus? Apie kurį adresą kalbate? Borisevčiaus visa gatvė. Visą gatvę. Ar galim pakomentuoti? Ir taip nėra ką paimti ir jau neįsivaizduoju, po langų grinai gatvė.
Jeigu galite, garsykite, prašau klausimą, nes gyventojo pastebėjimų negirdėjome. Borisevičiaus gatvėje yra parodyti žemės sklypai jūsų, kurie jau paima iš gyventojų žemės sklypų dalį teritorijos. Tai būtent klausė, ar tie sprendiniai jau yra galutiniai, ar tikrai bus paimama visuomenės poreikiams būtent pagal jūsų rodomus sprendinius jų žemės sklypų dalis. Pakomentuosiu šitą situaciją. Taip, mes esame gavę ten ir ne iš vieno gyventojo užklausimą dėl tų dalykų, kad ten dalinai mes įsitenkame į jų sklypus, tai mes atsižvelgėme į tuos pageidavimus ir dabartiniuose sprendiniuose, kuriuose pakoregavom, mes pakreivinome Borisevičiaus gatvės sprendinius ir į gyventojų privačius sklypus nelendame. Tai reiškia, kad gyventojų sklypai, kokie yra šiuo metu, jie išliks ir jų nereikės paimti visuomenės poreikiams. Tai dėl to mes pakoregavome savo sprendinius, būtent Borisevičiaus gatvės, iškreivindami juos ir pasirinkdami šiek tiek. Ar galima gauti tuos sprendinius, kad mes juos galėtume irgi paviešinti pas save ir žmonės galėtų matyti? Man tai jis negirdėjo. Manau, kad klausia meras, ar galėtumėt pasidalinti sprendiniais su mero, savivaldybė, kad jie galėtų pasidalinti su vietos gyventojais. Tai manau, kad tikrai galime, tik tai reikėjo susitarti, kokią formą mes tą darome. Ar PDF-ais, ar dar kažkaip kitai. Kaip jūs ir minėjote, kad gavot dalį kaip ir pasiūlymus išsaugoti žemės sklypus. Tai tie oficialūs pasiūlymai bus bet kuriuo atveju atsakyti. Taip, tai lygiai grečiai tie gyventojai, nes iš esmės iš tikrųjų gyventojų buvo ne vienas, daug gyventojų palei Borisevičiaus gatvę teikė tokias pastabas, kad siekti, kad nebūtų paimama nemenkiausia dalis jų privačių sklypų. Mes pagal galimybės į tai atsižvelgėm ir matome, kad pakoregavo sprendinius. Dabar aš rodau jau pakoreguotus sprendinius, tai iš esmės mes į privačius sklypus nelendame. Ir jų numatyti paėmimui nebus poreikia. Gerai, tai protokolą tada, kad mes prašom pasidalinti vaizdinę formą, kaip pasikeičia šitoje vietoje pagrindinis brėžinys, nesvarbu PDF-as, JPEG-as ar kažkas, ir pasidalinsim tada viešai su visuomenė. Dar dėl Borisevičiaus gatvės. Gerai, dėl Borisevičiaus kol kas nieko. Daukanto gatvė, prašau, Daukanto gatvė. Daukanto 2 labai daugina. Ir garso seneliai, jeigu jie darys, kaip bus įvažiavimo. Garso senelės apie... Skaidri, kas ten vyksta. Jūs gal įgarsinkit klausimus. Dėl Daukanto 2 gatvės, maždaug ar girdit? Tuoj sekundėlės surasim konkrečią vietą. Čia apie šitą vietą kalbame. Tai šitas pastatas yra numatytas paimti visuomenės poreikiams. Čia turbūt Esperanto 2 gatvė, nes namas, kur planuojamas paimti. Daukanto 2 yra kitoje kelio pusėje. Sekundėlę, dar pasižiūrėsim. Daukanto 2 rodo šitą vietą. Taip. Gyventojai patvirtina, ar šitas sklypas rodomas. Aš pabandysiu jungti. Žemėlapį gal aiškiau iš ortofoto bus. Daukanto gatvė 2, tai konkrečiau šitas pastatas rodo. Tai Daukanto gatvė 2 namų nenumatytoje paimti visuomenės poreikiams. Tiesiog palei sklypo ribą yra numatyta triukšmo užtvara.
nuo namo, mano kiek. Ar numatytas įvažiavimas, bus esamas paliktas įvažiavimas? Įvažiavimas, suprantu, kad mano namas ir tą tvorelę statysi, tai kiek jinai bus metrų nuo mano namo. Aha, kokio aukščio skaitai? Kokio aukščio tai tvorelė, kaip įvažiavimas į kiemą bus. Kanalizacija eina... Kas gali klausimus atsakyti? Prašo gyventojas pakomentuoti, kokie bus triukšmo sienelės parametrai, aukštis, padėtis ir kiek nuo namo Daukanto 2 atstumas bus. Kaip apskritai spręsti bus įvažiavimą? Tai aišku, tokios detalės, sakykime taip, šiuo metu ta triukšmo užtvara, jinai numatyta už to privataus sklypo ribų. Aišku, aš dabar galėčiau pamatuoti iki namo atstumą, bet iš esmės tokie klausimai spręstusi techninio projekto metu. Dabar dėl aukščio aš negaliu pakomentuoti. Tai greičiausiai būtų numatyta skaidrioji triukšmo senutė. Jeigu tas sienelė bus, tai ten bus įvažiavimas, ar man įskristi jau? Minutėlę, žiūrėkit, turim labai nedaug laiko. Gal galėtume atsakyti jums raštu atskirai, tiksliai ir paaiškinti situaciją, kur bus įvažiavimas, kokia triukšmo sienelė, kada paaiškės galutiniai triukšmo sienelės parametrai, medžiagiškumas ir taip toliau. Tai kolegos, minutėlę nedarykime tiesiog nuo 10 klausimų į nei vieną neatsakymą. Tai kaip ir visur yra numatyti įvažiavimai, pravažiavimai. Bus pateikta, informuosime mes jūs, kokios ten tos garso sienelės nusimato. Aišku, kad įvažiavimai bus, nereikia čia minutėlę, mes fiksuojame jūsų klausimą. Jūs kalbate apie tai, kaip viskas atrodys po 14 metų. Kai net ir minutėlę nusiraminkite, ponė, nes mes visi čia turime emocijas. Aš ir turiu emocijas, bet dar kartą sakau, po 12 ar 14 metų mes net neaišku, kokius turėsime techninius reglamentus, techninius sprendinius statybos. Iš principo, nei vieno nebuvo namo sklypo, kuris sienute nebūtų ten netekęs įvažiavimo ar dar kažko. Tai tikrai ne pirmas ir ne paskutinis toks sprendimas. Toliau. Dėl visų garso tyrimų ir panašiai, tai jie jau ir buvo modeliuoti, dėl ko yra siūloma ta garso sienelė. Jeigu nebūtų modeliuotų garso arba triukšmo tyrimų, ta sienelė nebūtų siūloma. Tai jinai yra siūloma tam iš tos pusės, kad žmonės net nejaustų padarinių, tai yra triukšmo. Sienelė būtina, jau čia nesiūloma, bet būtina. Tai ir atsako jūsų klausimą dėl triukšmo. Tam jinai yra statoma, kad to triukšmo nejaustume. Tikslius atstumus mes atsakys į šitus visus klausimus specialistai vėliau. Tai yra maždaug tas pats kaip Žemaitės gatvė, konkrečiai aš Žemaitės 63 klausčiau, kaip aš buvau teršiamas 40 metų ir kaip aš prikvėpavau visų tuo oru, kurį teko kvėpuoti. Čia jau atmetam, kad per miestą nevažiuos sunkiasvoris transportas. Tai būkite geri, būkite, jeigu tai vat ir kalbame, kad tai yra privalomas sprendimas. Aš nežinau, kiek kartų reikia kartoti. Tai mes visi esame jautrus, dabar su ta Kazlų, visi čia turime tas taršas ir prikvėpavę, ypač Žemaitės gatvėje, už visą miestą tiek, kad užtektų numatyti 10 metų gulėti sanatorijos. Dar kartą sakome, Daukanto gatvę irgi pasiimame, pasižiūrime, kokie bus atstumai nuo namų, į protokolą parašysime. Pravažiavimai bus. Kaip tiksliai tai bus, jeigu bus po 12-14 metų matysime, kokie yra statybų techniniai reglamentai, skaidri, permatoma 3 metrų, 4 metrų. Tas projektas tikrai bus ne šiandien. Aš labai prašyčiau tada... Norėčiau dar paklausti dėl Esperanto 2, nes ten papuola, kad paimamas visas sklypas. Tai lygiai tas pats, ką ir buvo minėję kolegos dėl Plutiškių. Tai bus lygiai tokia pačia tvarka siūloma, kaina siūloma, sakykime, vertinimai. Tik tai turėsite tokio atveju tą sprendimą kur kas vėliau negu Plutiškių gyventojai. Dar norėčiau paklausti dėl Dariaus ir Girėno ir Daukanto kampinis namas. Ten
kiek suprantu, bus akligatvis ir bus apsisukimo aikšteliai. Ar bus žemės sklypas ten dalis paimta tik nuo Daukanto pusės, ar ir iš Dariaus ir Girėnų pusės? Tiek iš vienos, tiek iš kitos čia. Ar jūs atėjau čia dabar? Nes ir taip jau susisiaurins labai ir bus po langais, kiek suprantu, tai remiamas. Kas gali atsakyti šitą O klausimą? kuris čia adresas būtų? Dariaus ir Girėnų 2. Bus paimama tik nuo Daukanto pusės. Tik nuo Daukanto? Nu, dar reikės žemės paėmimo projekto rengimo metu atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus, jeigu nėra atlikti, reikės patikslinti. O jeigu atlikti kadastriniai matavimai, tai greičiausiai tik tais nuo Daukanto gatvės. Tai bet kokiu atveju nusiteikėme ilgam dar ir turiningam pokalbį spalio 5 dieną. Dalį gal klausimų šiandien nebuvo sakyta, suprantu, kad vieni žmonės dėl savo turto atėjo, kiti dėl miesto bendros tvarkos. Manau, kad į daugelį tų klausimų vis tiek atsakėme ir įvardėjom, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu jūs leistumėte, mes dar vis tik tai su svečiais kokias nuo 8 minutės liktume pokalbį dėl techninių detalių, jie 1 valandą turi atsidurti Prienuose. Aš gal kompromiso pasiūlysiu, jūsų klausimai galėtų būti atsakyti paskambinus telefono arba parašys e-mailą ar dar kažką. Tikrai yra daug specialistų skirta, bet yra ir telefonai ir tikrai galima būtų, jūsų nėra daug, tai galima būtų į kiekvieną klausimą. Aš siūlau, man siūlau kitą kompromisą. Tie klausimai, kuriuos, minutėlė, tie klausimai, kuriuos liko, nes šiandien dar daug gali būti klausančių, bet aš dėl ko prašiau stumti tuos klausimus, kad, spėtume kažką nuveikti per 2 valandas. Parašykite mum Joana minutėlę, parašykite mum Joana Kėvalienė. Minutėlę, jūs man nesate nieko rašę, aš dar atsimenu, kas man rašo. Joana.Kėvalienė@kusgrūda.lt. Laukiam jūsų klausimų, mes juos pridėsime prie šito protokolo per savaitę laiko. Mes arba turime paleisti žmonės, reiškiasi, nes buvo laikas skirtas 2 valandos, arba tada tęsime tos klausimus, nes jų tikrai bus daug ir čia kiekvienas turi tas nuosavybės dar valandą laiko. Pasakykite, tie pakeisti planai, kur bus galima juos pamatyti. Savivaldybės puslapyje gausime informaciją, manau, 2-3 savaitės bėgyje ir ją pasiviešinsime. Tiek savivaldybės puslapyje, tiek savivaldybės Facebook'e. Klausimai, kuriuos nespėjote duoti, duokite per mano patarėjos elektroninį paštą, mes juos įtrauksime į protokolą. Joana.Kėvalienė@kusgrūda.lt. Dar kaip specialistų, gal savivaldybės galiu paklausti, tunelio aukštą. Tiesiog gal techninis klausimas toksai. Rengėjas gal galėtų atsakyti, koks yra tunelio aukštas. Taigi 9 metrai buvo pristatyti. 9 metrai. Taip, 9 metrai, kol kas taip. Aišku, tas dalykas šiek tiek gali varijuoti jau priimant konkrečius techninius sprendinius, ar tam, tarkim, priėmus lengvesnę tunelio viršutinę perdangą ir taip toliau. Bet kol kas preliminariai 9 metrai, taip, orientyras toks. Tai, kolegos, klausimus mes turime baigti, sakė 9 metrai, dėkojame žmonėm, linkim skanių pietų, informaciją dalinsimės, tiesiog pasiekite tą savivaldybės puslapį,